Burna yra nešvariausia žmogaus vieta. Jeigu šepetėlio kietumas yra geras, dantis nusivalo tobulai. 90% žmonių turi problemų su sąkandžiu. Mes negydysim jūsų, kol jūs neišmoksite taisyklingai ryti 8 valandos per parą, kad liežuvis būtų prie gomurio. Tada turėsim gerą žandikaulį. Galima nakčiai užklijuoti lūpas su pleistru. Kodėl mes velniai griebtų šalinam protinius dantis? Giedrė, aš jau esu pasiruošęs gauti velnių, o gal ir ne. Tai aš noriu prisipažinti, jog jau 10 metų nevalau dantų su pasta. Kaip jums toks bajeris iš mano pusės? Labai patinka. Rimtai? Taip. Ir aš pasakysiu kodėl. Iš tikrųjų, be jokių tikriausiai didelių žinių, be jokių gilių analizių, aš tiesiog išgirdau porą teorijų, jos man pasirodė pakankamai kompetitingos, nes, vis tiek, internetas yra tokia terpė, kur reikia mokėti atsirinkti informaciją. Ir mano galva, aš ją atsirinkau gerą ir mane įtikino, jog dantų pastoje nieko gero nėra, kas tau taip gerai padėtų, kažkas tokio. Ir aš nuo to laiko valausi tiesiog su šepetėliu. Iš tikrųjų labai pritariu tam. Ir esmė yra valantis dantis, kad šepetėlis gerai nuvalytų ir išjudintų minkštąjį apnašą. O kas iš tikrųjų, kodėl mes valomės dantis? Tai yra normali burnos ertmės flora. Kas nusėda ant dantų, tai yra normali burnos ertmės flora, kuri padeda mums skaidyti angliavandenius. Tai nieko blogo nėra, kas yra tai ant nėra dantų? Nieko blogo ir tai daug... ne bakterijos, kurios yra mūsų ten? Bakterijų, mes gyvename, visas organizmas mūsų yra bakterijos, milijardai, triliardai, nežinau, skaičiai, kas gali išskaičiuoti visas bakterijas. Galų gale burna yra nešvariausia žmogaus vieta. Taip. Ir esmė yra įeiti į vidurį tų bakterijų, kad jos nesusidraugautų ir išskaidyti jas. Ir sakyti, eikit skaidyti angliavandenių, eikit darbuotis, nes šitoj vietoj susikaupėt. Apnašų kaupimasis iš principo yra nekramtimas kieto maisto. Kai mes, pavyzdžiui, kandam obuolį, kažką kieto įkandam, apnašas pats nuo danties nusivalo. Deja, jeigu mes valgom minkštą, kaip, pavyzdžiui, kažkokį bananą ar duoną, tai visą tas padaro tą dantį tokį, kaip sakyt, kad prie jo liptų daugiau tas apnašas, ne? Ir jeigu tas apnašas kaupėsi ir patenka angliavandenių, tada tame apnaše pasigamina rūgštis dėl bakterijų. Tos bakterijos susikaupusios, nenuvalytos, neišskaidytos, jos pagamina rūgštį, kuri jau išėda emalę pačią ir ją pažeidžia. Tai jeigu mes įeinam su šepetėliu, kaip anksčiau žmonės valydavosi su bambuko šaknimi, tai jeigu jūs pažiūrėtumėte... Kaip pandus. Taip, tai aš pripažįstu tą iš gamtos atėjus valytis dantis po vieną, su bambuko šaknimi prasivalai, ne, galima, sakau, naudoti vieno danties šepetėlį. Aš valausi pati vieną kartą tik tai dienoje ir irgi dažniausiai be dantų pastos. Ir jeigu šepetėlio kietumas yra geras, dantis nusivalo tobulai ir jau daug metų neturiu jokių skylių, kai pradėjau taip valytis, tai aš netgi labai šitam pritariu, Alanai. Tai ir apie vieno danties šepetėlį, ir apie emalę, ir apie vaikus, ir apie apnašas. Šiandien mes kalbame su Giedre Kops, kuri yra medicinos mokslų daktarė, yra specialistė, kuri viską žino apie žandikaulius, apie sąsają žandikaulio sąkandžio ir mūsų viso kūno, ir laikysenos, ir kitų sveikatos elementų. Aš dar paprašysiu jos prisistatyti pačios, kad tu pati papasakotų, kuo jinai užsiema ir ką jinai veikia gyvenime. Bet kaip jūs matote, šiandien mes studijoje esame ne dviese, o tryse šalia manęs, nežinau, kaip čia jis turi vardą kokį nors. Jis turi solo. Solo? Solo, vienas. Ir šitą istoriją mes irgi išgirsime, kodėl jis yra čia. Tai pradžioje truputį Giedre apie jūs papasakokite, kas jūs tokia ir kuo užsiemate, o šiandien mūsų pokalbis jums, mėly žiūrovai, yra apie burnos sveikatą. Aš nežinau, man toks labai gerai limpantis žodis. Iš tikrųjų, sveikata. Man svarbiausia yra sveikata. Ir viskas kūne yra, mes visi tą žinom, girdim, daug kur kalba, viskas yra kūne susiję. Per fascijas, per raumenis. Absoliučiai. Visiškai, jūs su tuo sutinkat ir man labai patinka žmonės, kurie iš tikrųjų mato tas sąsajas. Ir kaip jūs ir jau pristatėt mane, bet aš esu iš tikrųjų ortopedas. Ortopedos žodis, tai yra iš graikų kalbos kilęs žodis, ortos reiškia tiesus.
O pėdos, kad žmogus vaikščiotų tiesiai pėdomis, nors aš gydau nuo viršaus, nes dažnai sako, iš kur problema, ar nuo pėdų ateina, ar nuo galvos. Tai aš esu ta specialistė, kuri pasižiūri žmogų, priežiūrėdama į burną dažnai visą, koks jis ten yra. Kartais neturiu laiko, tai nusiunčiu pas kitus, pas kineziterapeutus, pas sporto trenerius, bet iš principo mano ta funkcija yra atstatyti sąkandį taip, kad žmogus tiesiai vaikščiotų pėdomis, kad jo laikysena būtų gera. Ir čia masinė yra problema, čia yra tiek daug darbo, kad tu net nežinai, žmogų, kai tu nori išgydyti, tu net nežinai, nuo kurio galo dažnai pradėti, ar dabar tas pėdas čia tiesinti, ar tą burną, bet sveikata prasideda nuo galvos, mano toks įsitikinimas yra, ir nueina iki pėdų ir gali nuo pėdų pakilti viršų. Kai žmogui yra blogai, dažniausiai mes, kai jam kažkas skauda, mes žiūrim į emocijas, į galvą. Tai va, aš esu tos ryties specialistė, kuri galvoje tvarko per dantis, sąkandį, žandikaulį ir sąnarius. Tarp kitko, Giedrė, mėly žiūrovai, jinai ne tik tai nuo viršaus pradeda tvarkyti savo laikyseną, bet jinai taipogi avi ir minimalistinę avalynę. Tai jinai iš abiejų pusių, žodžiu, pradeda save tvarkyti visą kinetinę grandinę, tai jinai labai dėl to sveikinu, nes aš irgi esu minimalistinės avalynės šalininkas ir fanas, mes susitikę viens kitą iš karto pastebėjome su keistais batais, kas čia per tokia avalynė, bet pritarėm, kad iš jos tiesiog neįmanoma yra išlipti ir tai yra be galo didelis pliusas ir pridėtinė vertė tavo kūnui, laikysenai ir viskam kitam. Gerai, bet jūs dabar paminėt labai tokį įdomų dalyką, kad sako, tai yra masinė problema iš karto, kai pradėjot kalbėti apie sąkandžio tvarkymus ir taip toliau. Šiandien mes tikrai apie tai daug kalbėsime. Aš kai truputėlį ruošiausi mūsų šiandienos susitikimui, išgirdau labai baisų faktą, kuris iš tikrųjų privertė mane susimastyti tada. 90% žmonių turi problemų su sąkandžiu. Ir tas 10% tai yra tie unikalūs atvejai, kuomet tikrai yra, ne tai, kad idealus sąkandis, bet jau norma. Tokia norma, kurią jūs, ortopedai ir gydytojai susiję su burnos priežiūra, mūsų dantų priežiūra, sakote, kad tai yra geras sąkandis. Tai man tada kyla klausimas kitas. Ar jeigu mes turime didžiulę, 90% žmonių, kurie turi ne taip, kaip turėtų būti, tai gal taip neturėtų būti? Iš tiesų, gal čia jūs prisigalvojat, klausykit, ir mūsų čia akis dūmėt mums. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Aš duosiu tokį, labai mėgstu pavyzdžius kalbėti. Ateina diena mergaitė, kuri trupučiuką turi priekinių dantų pasvirimo kampą, tokį nukrypstantį nuo šiuolaikinės normos. Ir atsiunčia gydytoja kolegę patikrinti dėl sąkandžio. Aš pasižiūriu į tą mergaitę, tobulas veidas. Pasižiūriu į sąkandį, tobulas sąkandis, kurį turėjo mūsų proseneliai 2000 metų atgal, nes aš antropologijos katedroje taip žiūrėjau kaukolės, tyriau. Ir, žodžiu, tai yra tas sąkandis, kurį turėjo mūsų pro. Ir tai nėra jokia genetika, tai čia mes kalbam dabar apie genetiką. Ir aš tada, žodžiu, viską patikrinu ir aš pirmas dalykas, ką duodu stiklinę vandens tą mergaitį, sakau, nuryk. Ji nuryja tobulai. Net ir tokius dalykus. Taip, nuryja tobulai. Nuryjamas vanduo. Sakau, pakelk liežuvį. Ji niekada to nedariusi, tarsi to pratimo. Ji iš karto man liežuvį visą privakumuoja. Aš taip stoviu ir žiūriu į tą mamą, sakau, čia taip nebūna. Sakau, čia yra kažkas tokio. Aš jums dovanoju konsultaciją. Sakau, aš negaliu. Jūs man tokį džiaugsmą sukėlėt. Dar pasirodo, yra tokių vaikų. Tai va čia man yra norma, sakau, jūs eikit ir toliau darykit tai, ką jūs darėte, nes viskas yra tobula. O galit pasakot, kas tas yra tobulumas? Šiaip. Tas tobulumas yra, kada dantis kontaktuoja taisyklingai burnoje, jie žino, nes gumburas į gumburą nesimuša, jie užsirakina, aš vadinu tai englė super pirmoje klasėje, super, ne pirmoje, super pirmoje. Tai, ką turėjo mūsų protėviai, tai yra tam tikras sukandiminis raktas, kuris yra labai duodantis gražų veidą, mažą nosytę ir gražius skruostikaulius ir tą žandikaulį priekyje nėra pagurklio ir viskas stovi savo vietoje. Jūs pasakote, aš viską savo kliudau, lėčiau, tai gomuriu žaidžiu. Taip. Plačią, gražią šypseną. Tai vat, kai mes
ryjame taisyklingai. Kai mama ilgai, pavyzdžiui, ta mergaitė buvo ilgai maitinta krūtimi, taisyklingai nujunkinta. Ką reiškia taisyklingai nujunkinti, tai vesti į mitybą ne košės, o iš karto duoti kokį brokolį pakramtyti, kietą maistą, perėjimas iš karto, kai dantis sudygsta, pavyzdžiui, krūtimi idealu yra iki 2 metų maitinti ir vedinėti maistą. Po trupučiuką, kad vaikas įprastų kietą maistą kramtyti ir įprastų taisyklingai ryti. Čia yra taisyklingas nujunkinimas. Ir dauguma ryja, žinot, kaip ryja galiu, čia yra vanduo, aš parodysiu, kaip ryja 85% visų žmonių visam pasaulyje, ne tik Lietuvoje. Čia dabar parodysiu blogai, kaip ryja. Spėjau, kad ir aš būsiu toje kategorijoje. Jūs buvot Madeiroje, taip? Aha. Žinot, kas yra surf beach? Kada bandai išeiti iš jūros ir tave traukia jūra ir tu turi išropoti, tu negali išeiti. Taip. Tai čia yra surf beach swallow. Tai ką daro dauguma žmonių, kodėl turi aplamai kreivus dantis? Jie rydami sutraukia lūpas, liežuvį kiša tarp dantų, nesukanda dantomis ir tuos dantis visą žandikaulį susiurbia. Dėl to nėra skruostikaulių. Ir kreivi dantis, ir kaulai netoje vietoje, ir taip toliau. Tai liežuvis tada netlieka normalios funkcijos, jis nuryja kažkaip tą, bet veidas jis netrodo gražiai. Ryjimas taisyklingas, parodysiu, kaip turi atrodyti. Taisyklingas parodysiu. Ramiai reiškia, be jokios įtampos. Čia yra aristokratinis. Žinot, kaip anksčiau tiesiog atsisėda gražios moteris prie stalo ir moteris šiaip pradeda, žinot, kada gražiai ryti, kada įsimylė. Nes jinai supranta intuityviai, kad ryti iš butelio viso dideliais kąsniais valgyti yra labai negražu. Kai moteris įsimylė, jinai automatiškai pasidaro graži. Todėl, kad mūsų kraujyje yra ta informacija, kaip tuose genuose, kaip taisyklingai ryti. Tai va tas aristokratės valgydavo ar gerdavo, tiesiog paima gurkšniuką. Visiškai ramiai veidu, niekas nesujuda. Mes paimam gurkšniuką mažą, nedidelį. Jį laikom ant liežuvio, tada liežuvio galiukas eina už priekinių dantų, automatiškai dantis turi taisyklingą kampą ir susidaro toks kaip ežerėlis, tada sukandame dantimis ir darom bangą, tokią natūralią bangą, tas ežerėlis tampa upeliu ir kriokliu. Ir tas ryjimas pasidaro tobulas ir gražus veidas. Ir tokiu būdu yra plečiamas viršutinis žandikaulis. Ir vienintelė vieta, mes sukandam, tai įsitempiam maceteriai, kažkiek jie stabilizuoja žandikaulį, bet dirba liežuvis ir paliežuvinio kaklo raumenis, kas yra antagonistai kramtymo raumenių. Tada mes turim gražų natūralų balansą tarp kramtymo, tų visų, kurie griežia dantimis, kurie, žinot, tie visi įtampa, kur būna žandikauliuose, ir tarp paliežuvinio kaulo. Čia yra antagonistai. Jūs suprantat, kaip treneris, sporto geras treneris supranta, kas yra antagonistinių raumenų darbas, kada dirba bicepsas, tricepsas, ne? Tai va čia tas pats. Daugumoje yra aktyvuojami kramtymo raumenis, bet paliežuvinis kaulas jis kažkaip ten sujuda ir jis netaisyklinga judesi darydamas, tas žandikaulis išsikreipia. Va tai yra ryjimas taisyklingas yra labai labai svarbu. Automatiškai vyksta tobulas ryjimas, kai kūdikis krūtį žindžia. Tai va tas, prigimtinės, tada ta banga labai gražiai. Čia darau prielaidą, kad reiškia, netgi kodėl svarbu yra maitinti krūtimį, ne tiek dėl tų visų pridėtinių verčių, kurias mes žinome, dėl imuniteto sveikatos, mamytės pienas ir taip toliau, vitaminai, medžiagos, bet ir dėl įsivystymo to įpročio, ne? Taip. Ir tai yra pirmoji funkcija, žiūrėkit, vaikas gimsta. Ką pirmą? Taip. Iš karto duokit man krūtį, duokit man valgyti ir iš karto tas liežuvis yra aktyvuojamas. Imprintingas pas pirmasis. Taip, ir čia nurimstama, kai mes taisyklingai nurijam, mes perprogramuojam visą sistemą, visą taisyklingas nurijimas, taip, šitų raumenų tiesiog peraktyvavimas, jis perprogramuoja. Tai žino geriau osteopatai, aš Vokietijoje bendravau su vienu brangiausių Vokietijos osteopatų, tai jo valanda kainuoja 5000 eurų honoraras. Taip, yra tokių gydytojų. Taip, jis yra buvęs Lietuvoje ir Latvijoje, aš esu įkvietusis, ten yra kažkas tokio, sustato kūną per vieną vizitą. Tai pas jį eilės yra sporto trenerių, tarp kitko metai į priekį, toksai Harald Gumbiller, labai labai garsus. Tai įsidėgia. Nurijimas taisyklingas perprogramuoja visą raumenyną. Norite pokyčio? Prisijunkite prie FitMe bendruomenės, pasinaudokite nuolaidos kodu, spauskite čia ir gaukite mėnesio nemokamą prenumeratą kartu su mitybos planais, sporto programomis bei specialistų konsultacijomis ir dar daugiau. Tai, norėjau dabar paklausti, ar tai yra, mes kalbame apie paprastą fiziologinį procesą, praktiškai jis yra autonominis procesas, tai yra net nereguliuojamas kartais, bet, žinoma, čia mes galime reguliuoti,
bet kartais tas iš pasąmonės ateina. Tai ar tai yra, ilgalaikio, tai reiškia, per ilgalaikę perspektyvą mes kažką susitvarkome? Nes, turiu manį, kada juk po vieno nurimo mūsų nesustatys ten žandikaulis ir sakandis ir visi kiti teigiami dalykai. Čia yra, mes išmokstame ir tada tai praktikuodami per kažkiek tai metų ir susitvarkome. Čia kaip ir, sakykime, nešioti ten briketus ar dar kažkokius tai ten kapas kažkokias, kur mes pranešiojam 2 metus ir tada po truputį susitvarko. Tai čia toks principas yra, kad kalbėkime apie tą patį nurijimą, bet mes čia paakcentavom į vandenuko. Ten susistato žandikaulis, prisilipdo, bangelę pasidaro ir taip toliau. Taip per kažkurį laiką, taip? Jeigu vaikas nuo pat mažumės yra mokomas, natūraliai tai gaunasi ir nėra įvedama žalingas įprotis, ne, tai tas pereina natūraliai iš infantilinio rijimo į tą suaugusio žmogaus rijimą, taisyklingą tokį, kada atsiranda dantis, kada reikia žandikaulį stabilizuoti dantimis ir nuryti taisyklingai. Tai ir neišsivysto nei kreivų dantų, nebūna kreivų dantų. Čia neįmanoma. Aš nesu mačiusi nei vieno žmogaus, kuris rytų taisyklingai, viską darytų taisyklingai nuo mažumės ir turėtų kreivus dantis. Čia neįmanoma. To, kad gamta, jinai žino tą visą. Ir visą, nereikia toli ieškoti, užtenka nueiti į antropologijos katedrą, kad įsitikinti, kokia yra iš tikrųjų tiesa. Tai jeigu taip buvo tūkstantmečiais ir kažkur tas nuokrypis atsirado, tai rodo, kad mes įvedėm šaukštą, mes įvedėm kažkokius tai priemonės, įvedėm per daug patogaus gyvenimo. Patogus gyvenimas iš tikrųjų tai sugadina. Ir jeigu mes turim dabar pacientą, kuris turi žalingą tą įprotį, jį reikia nutraukti, kaip darant kiekvieną dieną mankštas, pratimus. Tai aš vadinu tai Pavlovo šuns tokiu sąlyginio reflekso perprogramavimu. Nežinau, girdėjot, negirdėjot, ne. Bet pasidalinsiu. Ateina šeimininkas, čia mokėmės Kauno universitete, ateina šeimininkas, atneša šuniui valgyti. Pirmas dalykas, ką jis padaro, jis įjungia šviesą. Jungia šviesą, seilės skiriasi šunims, iš karto šunis žino, kad gaus valgyti. Ne? Ir tai daro nuolat, ir tai atsiranda refleksas. Įeis, įjung šviesą, bus valgyti. Šunis prie to pripranta. Ateina šeimininkas be maisto kitą dieną, bet įjungia šviesą, šunims seilės skiriasi. Tai čia yra tas perprogramavimas smegenų. Ir jeigu mes asocijuojam kažką, ką darom su kitų įpročių, tai mes galim perprogramuoti sistemą. Tai, kaip aš sakau, jeigu jūs norite išmokti taisyklingai ryt, pavyzdžiui, vakar turėjau konsultaciją, tiesiog atvedė mažą mergaitę ir jai 5,5 metukų ir tiesiog patikrinti prieš mokyklą sąkandį. Ir tas sąkandis labai blogas, labai blogas. Sąkandis kreivai, susikryvalioja dantukai ir žodžiu ir karieso, visko ten pilna. Ir aš sakau, mes negydysim jūsų, kol jūs neišmoksite taisyklingai ryti ir nedraskyti lūpų. Ta mergaitė tas lūpas siurbė, kramto, streso metu dar labiau į vidų viską. Sakau, 1,5 metų dirbat. Po 1,5 metų grįžkite, jums bus nemokamas konsultacijos pratęsimas, pasirodyti, ką jūs nuveikėte. Ir jūs patikėkit, per tą 1,5 metų pusė tėvų sutvarko vaiką, pusė tėvų nesutvarko vaiko. Bet tiesiog nedaro. Tiesiog nedaro, arba daro netaisyklingai. Kartais tėčiui paveda, tai tėtis ten įveda gėrimą vandens per šiaudelį, tai dar labiau sugadina, sakantį vieną berniuką, nesenai turėjau. Tai, bet dažniausiai būna stebuklai, nes tėvai užsimotyvuoja labai ir jie įveda tą įprotį ir tuos tėvelius mes pagiriam, vaikus apdovanojam dovanom. Ir žodžiu, tokia motyvacija, visi vaikai ko nori dovanų. Tai sakom, jie žino, ateina, nes mes skaudžiai nieko nedarom. Ir tokiu būdu tas pakeitimas įpročių jis duoda rezultatą, tėvai sutaupo labai daug pinigų, nes nereikia gydyti sąkandžių, nereikia breketų, nereikia ten kažko tai daryti. Tai tai yra įrodymas, kad raumenynas valdo tas kietasias struktūras, tai yra kaulus ir dantis, nes kaulai, mes žinom, kieta struktūra, bet ji pasiduoda pastoviam švelniam krūviui. Kaulai visada persimodeliuoja. Kaulai persimodeliuoja, tą reikia atsiminti. Ir netgi vėlyvesniam amžiui, jeigu yra kamieninių ląstelių, o jų ypatingai žandikauliuose yra kol yra dantis, mes galim tas struktūras permodeliuoti ir veidą net permodeliuoti kažkiek tai gerąją pusę, jeigu įvedam gerus įpročius. Pavyzdžiui, dar tokį duosiu. Dauguma žmonių kalba, vakar turėjau paskutinę pacientę, kuriai skauda sąnariai. Jai dabar jau praėjo tie sąnariai skaudėti, bet žodžiu, jinai turi tokį įprotį, kalba ir palieka lūpas praviras. Ir niekada sąnarys nesugrįžta namo. Ir dėl to sakau, jeigu mes ir padarytumėm gydymą tau kažkokį, tau vis tiek viskas grįž, jeigu tu nesugrįši namo. Tu turi pakalbėjai,
va kaip jūs dabar teisingai darot, lūpos uždaros. O dauguma? Ir nori vėl kalbėti, ir nori, moteris šitaip dažniausiai daro. Taip. Gerai. Tai čia jau tokia problema, moteris daug kalba. Bet va tokie maži dalykai, kurie daro begalinius, didžiulius, paprastus. Supratau, reiškia, jūsų filosofiją iškart išgirdau, tai yra ne iš karto pulti, remontuoti, daryti, pjauti, dėti metalą į burną ar kažkokius kitus dalykus, o tiesiog pradėti nuo mažų žingsnelių. Išrauti šaknį priežasties. Išrauti šaknį jo priežasties, sugrįžti namo. Taip. Ir panašiai. Rėjimas teisingas, uždaryti burnelę, išmokti kvėpuoti, gal netgi ir kiti dalykai ir panašiai. Bet dabar žiūrėkit, Giedre, aš kaip irgi, sakykim taip, treneris truputį, sporto specialistas kažkoksai, išmanantis šiek tiek anatomijos ar fiziologijos ar kažkas biomechanikos, galiu pasakyti atvirkščiai. Juk, aš taip sėdžiu galvoju, juk mūsų žandikaulis yra taipogi sujungtas, pavyzdžiui, su mūsų stuburu. Stubure, kaklo, sakykime, imkime sritį, tai yra stuburas vis tiek, ten yra daugybė mikroraumenų, kurie ten jungiasi prie žandikaulio ir taip toliau. Tai gali būti, kad aš galiu tą patį žandikaulio sakantį, žandikaulio padėtį patvarkyti ir sutvarkę savo stuburo padėtį. Tai reiškia, atleisdamas arba kažkokius pertemptus raumenis arba truputėlį tonusą duodamas kitiem laisviems raumenims, kurie galbūt mano vieną žandikaulį viršutinį arba apatinį tempia į vieną arba į kitą pusę. Galiu juk ir iš kitos pusės prieiti ir sakyti, kad nebūtinai čia reikia bet kita vertus visą tai yra vis tiek susiję. Ir ten yra raumenynas, ir ten mes apsupti kaulų ir galima tikriausiai abiem atvejais prieiti prie šito viso. Čia mes dabar jau po truputį lendame į tą sistemą visą, kaip sakantis, įtakoja mūsų ir laikyseną, ir kaulų struktūrą, ir padėtį, ir eiseną, ir viską. Apie tai norėsiu pakalbėti. Tas ryšys yra begalinis, jis yra labai didelis. Vienas iš tokių raumenų, aš visada tą kartoju, yra omohyoidėjos, ne? Tai yra paliežuvinio kaulo raumuo, kuris eina į mentę. Ir jeigu masinė problema ateina vaikai, praktiškai visų mentės yra iššokusios. Aš visada taip ranką pukštų už menčių nugaro ir žiūriu mentės iššokusios. Mano sūnus irgi turi iššokusios mentės. Jo, ką tai reiškia? Tai reiškia įtemptą trapeciją. Jeigu mentės yra iššokusios, automatiškai labai kietos pasidaro trapeciniai raumenys. Jeigu mes mentės suvedam, krūtinė į priekį, pradedam ir kitaip kvėpuoti, nes tas tarsi ir krūvis ir ta našta nukrenta, iš karto trapecijos minkštos pasidaro. Paprastas toks pratimas. Tai reiškia, ta laikysena tokia, ji keičia žandikaulio padėtį, labai stipriai įtakoja. Jeigu mes sėdim dabar ar mokyklose... Ta klasikinė mokyklos laikysena? Žinoma, tobula. Tobul, žinoma, pečiai nuleisti. Aš turiu net nuotrauką, kaip aš šitaip sėdžiu, mokytoja su liniuote vaikšto. Atsimenu. Labai gerai. Ir jeigu susikuprinė ar kažką, ne? Taip, iš karto su liniuote pakoreguodavo. Čia turi būti must mokyklose. Būtina. O dabar visi taip, nesvarbu kaip sėdi, iškrypęs stuburai. Man dieną kolegė iš Klaipėdos atsiuntė savo mergaitės 12-metės stuburą, jis toks. Visas kreivas. Sako, čia įmanoma dar kažką padaryti. Sakau, reikia sportuoti, reikia pas sporto trenerius normalius, daug daryti pratimų, koreguoti miego laikyseną ir taip toliau. Nes tai įtakoja ir žandikaulį. Bet dabar mes apie žandikaulį, ne? Tai iš tikrųjų jūs esate teisus, kad per dantis, sakykime, per raumenyną, sutvirtinus raumenyną galima įtakoti ir žandikaulį. Bet jeigu dantis yra kreivi, kad juos ištiesinti šiaip tiesiog tik pratimais, dažniausiai kas vyksta, ką aš stebiu, vyksta masinis dantų sunaikinimas. Tonuso tas didinimas, jeigu mes neturime pakankamai vietos liežuviui, liežuvis yra galvoje vienintelė vieta parasimpatikus, kur mes galime aktyvuoti 10 kranialinį nervą. Vienintelė vieta, tai yra liežuvis. Jeigu mes liežuvio šaknį patirdami teisingai pakeliam, mes palatoglosus iš karto įjungiam, tai yra įjungimas parasimpatinės sistemos iš simpatinės sistemos. Tai yra vienintelė vieta, kaip dar kitaip galima, ten šaltas dušas, kvėpavimo pratimai, bet galvoje konkrečiai nėra jokios kitos vietos, kaip ir kur mes galim tą įjungimą padaryti.
Labai padeda šaltas vanduo, šaltas ledinis vanduo. Žinot, ne šiaip savo, kaip psichuoja žmogus, tu užpila kibirą šalto vandens, nurimsta. Ir čia yra iš karto, iš psichopatinės tos, sakykime, tos būsenos, pervedu į ramybės tą būseną. Na, kaip ir į ledo vonę kokią lentą. Iš pradžių įsijungia simpatika, o paskui... Taip, Alanai, aš labai dėkinga, kad jūs į ledo vonės propaguojat labai, jūs žinot, aš dabar iš jūsų noriu tą ledo vonę įsigyti ir čia kažkam pasakiau, kur čia galima įsigyti, tai tą ledo vonę, nes čia yra tas pats, kaip liežuvio pakėlimas, čia tas įlendi ir pulsas krenta ledo vonėje. Taip, kaip nebūtų keista. Jo, iš pradžių pakyla, nes, tu gauni tą stresą, natūralų šoką, o paskui viskas nurimsta, jeigu su kvėpavimu susitvarkai. Jeigu su kvėpavimu. Tai va čia yra tas, kaip šitam chaoso pasaulyje nurimti, ne? Tai va tokie visokie... Tai apie liežuvio šaknį, va tą pakelimą, čia yra tas momentas, taip, kada tai įvyksta. Tai yra tas momentas, žiūrėkit, vaikas žinda krūtį, jis iš karto nurimsta. Jo, labai gražiai viskas jūra. Žiūrėkit, natūralu, reikia, kūdikis gimęs. Duoda mama krūtį, parasimpatikus įjungiam, viskas, ramybė. Paprastas dalykas. Kodėl svarbu šaknį turėti viršuje? Vat mano liežuvis, jis turi visas tilpti ir jis turi neužeiti ant dantų. O pas daugumą užlipa ant dantų, netelpa, ten raitosi, nemoka tą liežuvį ten kaip gyvatėlę raito žmonės, bet jie nemoka jos sukoordinuoti ir pakelti viso. Tai esmė yra turėti platų žandikaulį, ką turėjo tie visi, žinot, vat kai Gedimino pilis, žinot, vat nukirto medžius. Tragedija, nukirto medžius, bet rado tas kaukolės. Ir aš dalyvavau identifikacijai. Ir Sierakaus, kad, pavyko identifikuoti be genetinio tyrimo, ką paskui patvirtino, jie turėjo visi platų žandikaulius, plačius, gražius žandikaulius. Viską mes esam nuskenavę, surinkę visus duomenis, tai buvo tie vyrai, kurie turėjo plačius žandikaulius, kaip pavyzdys 45-46 tarp krūminių dantų milimetrų plotis, ką dabar ateina vyrai 28, dvigubai siauresni. Taip. O kame priežastis yra? Ir apskritai, jie augo kaimuose, jie ėjo su, sakau, tie, kurie kovoja, eidavo ir su dalgiais kovoti, jie turėjo pipirų užpakalį, aš taip sakau, turėjo to parako. Kai tu turi platų žandikaulį, tu dažniausiai turi tos jėgos, jinai kitokia, yra balansas tarp poilsio ir tarp jėgos, tu atgauni jėgą. Ne? O tie išsižiuoliai, kaip sako mokykla, išsižiuojėlis, ne, aš pati iš Žemaitijos, tai rodo tokie, jėgos nėra ir, yra tiesiog net ir studijos Portugalų labai geros padarytos su atletais, kad žandikaulį pozicionavosi teikiamą gerą padėtį, labai viršutinės kūno dalies pečių visą liniją labai, tų jėgos pristraukimus turi padaryti, visiškai kitaip aktyvuojasi raumenys. Tai va čia yra moksliškai įrodyta. Wow. Ir šitie visi dalykai, jie labai lemia, kodėl, pavyzdžiui, senoviai, žiūrint, tyriant tuos visus kareivių kaukolės, jos yra tobulios. Nes kas pirmas, višta ar kiaušinis? Aš tikiu, kad višta, kiti sakys kiaušinės, mes galim diskutuoti, bet tą suvokti anatominę ir tą, kaip mūsų kūnas atrodo ir kaip jisai funkcionuoja, yra be galo svarbu, mano nuomonė. Jo, apskritai kūnas yra fantastiškas dalykas, ne veltui, mes jau kelintą laidą apie jį kalbame ir čia yra neišsemiamos temos ir kuo daugiau žinosime apie tai, tuo mes galėsime kokybiškiau gyventi ir senėti, amžėti, kaip dabar yra priimta sakyti, visiškai kitame lygmenyje. Giedre, man toks pastebėjimas, vis daugiau ir daugiau vaikų vaikšto su briketais, turi tų problemų. Kodėl? Kame yra priežastis? Vėlgi grįžtame prie to, ką jūs dabar pasakėte apie mūsų protėvius ir apie šiuolaikinius vyrus su sumažėjusiais žandikauliais. Vaikų žandikaulių, dantų problema. Kodėl? Ar tai yra dėl pasikeitusios mitybos, gal dėl šiuolaikinių technologijų, kur pametama visiškai fokusas nuo savo veido, raumenyno, nuo visko ir mes tiesiog pametę kaklą išsižiojame, ar tai yra miego įpročiai? Kame pagrindinės priežastys? Tikrai manau, kad turėtume žinoti. Aš prisimenu save, kiekvieną rytą mokykloje darydavau mankštą. Paprastas dalykas. Aš irgi darydavau mankštą dar. Aš neturiu savo užrašų knygutę, kur išrašyta mankštą 10 minučių, kiekvieną dieną. Aš darydavau mankštą, aš turėjau labai gerą laikyseną, tiesą laikyseną, jau nuo mokyklos laikų. Dabar kur tai yra? Nėra.
Nėra. Į kur mes einam, aš nežinau. Mobilūs telefonai, visi nori tik telefonų, visi vaikai, sutikit su mane. Jau mažiukai, buvau Palangoje prie saunos, išeinu mažiukui, 10 valandą jau temsta, tėtis, ten lėliukas sėdi, jau jis su telefonu sėdi, kad tylėtų. Tai mes paskui užaugo tie vaikai kažkokie, mes sakome, iš kur čia tas vaikas, jis tiesiog įpratinamas yra prie tų dalykų. Ir tas toks patogumas, kodėl tėtis ar mama duoda vaikui mobilų telefoną, kodėl? Čia yra čia labai blogai. Todėl, kad turėtų ramybę. Taip, laikas savo. Patogumas savo. Nuperki į kambarį televizorių, kompiuterį, planšetę, telefoną ir vaikas iš kambario neišeis ir tu turi daug laiko, teisingai. Tai ir tas darosi tada su dantimis, jau grįžtu prie jūsų klausimo, kad tas patogus gyvenimas, yra tas patogus gyvenimas žmogų gadina. Ten nėra disciplinos. Disciplina mokytis, tu daugiau mokykis, tu mokykis, nenormalios programos. Mano mažiukas vakar dar, nežinau, 10:30 turėjo dar matematiką spręsti. Tai jeigu tu eini treniruotis, pavyzdžiui, futbolo lanko, tai jis 4 kartus į savaitę. Tai ačiū Dievui, kad jis lanko, tai jisai bent jau fiziškai stiprus, neturi lašinių, jokių ten, sakykime, nėra kažkoks tai apkūnus. Tai tas išjuda išsportuoja, tai aš skaitau, kad čia yra labai svarbu būti sveikam, sportuojančiam ir turi būti balansas. O dabar programos mokykloje, jūs patys turite irgi, žinau, ne vieną vaiką, tai sutinkat, kad yra labai sunkios. Ir tas dalykas, sėdėjimas daug valandų, sėdėti iš principų žmogui nėra prigimtinis toks, kad daug valandų tu ten turi sėdėti. O jeigu jūs turi sėdėti aristokratiškai, o jeigu mes ir praleidžiam laiko prie telefono, paskui sėdėm susikūprinę, darom kažkaip namų darbus arba lovoj ten, tas išbalansuoja mūsų kūną ir raumenynas, jisai įsitempia raumenis, blogai ir tada, žinot, tas toks patogus, privalgiau saldumynų, einu miegoti, tas toks, žinot, tas toks aptingęs, neišsimiegu paskui naktį. Vakar, irgi, kaip pavyzdys, turėjau pacientę, kur irgi klausimas toks iškyla, kodėl griežia, sako, aš neturiu streso, tai sakau, pasitikrinam cukrų, dažnai žmonės griežia dėl cukraus kiekio padidinto, kad sumažint cukraus kiekį per dantis išgriežia, sumažina gliukozę kraujyje. Tai tokių visokių dalykų, kas sukelia chaosą ir burnose. Bet dažniausia priežastis dėl tų visų brekėtų ir tų visų kreivų dantų, tai yra patogus tas gyvenimas, kuris nėra tonuso. Tonuso nebuvimas. Turim būti, aš sukandu, mano liežuvis yra viršuje. Pirma, vakumuojam liežuvį, uždarom dantis ir uždarom lūpas. Liežuvį turite omeny, prispaudžiam jį prie gomurio, teisingai į viršų. Va, žiūrėkit. Uždarau dantis. Ir lūpos. 3 dalykai. Liežuvį prispaudžiam, dantis sukandam, švelniai. Švelniai ir aktyvuojam švelniai. Balansas. Nereikia spausti dantų. Tada viskas randa savo vietas. Kas gali išsikreivinti, jeigu aš teisingai ryju, jeigu aš darau bangą, skruostai nesiurbia į vidų, liežuvis darbant, jis plės žandikaulį. Liežuvis karalius yra, jis yra parasimpatinė sistema, čia smegenis vadovauja, neurokranium, viscerokranium, 14 šitų kaulų karalius yra liežuvis ir jis turi sėdėti soste patogiai. Tai čia jūs dabar labai puikų patarimą, kaip suprantu, pasakėte, kaip tai praktikuoti, kaip, ką galima daryti ir kaip žaisti. Jau čia yra pradinis pirmas žingsnis, taip, tas liežuvis, dantis ir lūpos. Ir aš uždarau. Ir aš klausausi kito, mes tam turim 2 ausis. Jūs irgi, žiūrėkit, uždarot gražiai, gražus stebėta, o nesat, taip, kai labai sužavėtas, tu gali išsižioti, ten kažką ten tokio stebuklą pamatyti, bet tai būna trumpalaikiai dalykai, tai nebūna kasdienybei. Kasdienybė yra disciplina. Ir kai ta disciplina tampa įpročiu, o įprotis gali būti, kai aš darau mankštas, kiekvieną dieną balansas. Jeigu aš sėdėsiu visą dieną, skaitysiu knygas, blogai, nėra balanso. Jeigu aš visą dieną būsiu sporto salėje, irgi blogai. Nėra balanso, tai pervargs, reikia fascijom atsigauti, mes žinom, fascijos turi lubrikuotis, reikia gauti kolageno, mes žinom, vandenuko fascijoms reikia vandens, taip, vandens atsigerti. Pavyzdžiui, vandens netgi gerimas. Dauguma žmonių geria vandenį, sako, bet aš bėgioju tik į tualetą, kaip pavyzdys, ne? Tai aš duodu tokį pratimą, kad liežuvį pakelti viršų, kad jisai gyventų ten viršuje, įsidedam keltų druskos. Turėsiu irgi laidą apie vanduo ir kaip vandenį, kad ląstelė paimtų, nes dažnai vandens fascijos negauna, todėl kad trūkumas yra mineralinių medžiagų. Keltų druska, jinai turi 82 mineralus. 3 magnio rūšis. Ir jeigu aš įdedu ir, jinai yra drėgna, pradėkime nuo to, kad ji turi būti drėgna, nes magnis viduje, jisai yra
tas vandens ištroškiusi molekulė. Ir jeigu aš įvedu magnio sulfatą, magnio bromidą ir magnio chloridą, tai yra 3 tas rūšis, į eritrocito vidų, o eritrocito viduje gyvena magnio 99%. 99%, tai yra mūsų energija, ne? Visą, ką mes turime energijos sportuoti ir taip toliau. Tai aš jeigu duodu, tai traukia iš karto į vidų į ląstelės vandenį ir išnešioja į kur fascijas. Tai vat, kokia aš duodu, toks labai geras pratimas yra, užsidedi druskos trupučiuką ant ištirpini ir iš karto užgeri vandens. Kur tos keltų druskos čia rasti? Keltų druskos galima paieškoti, yra pirkti, tikrai internete galima pirkti. Ir ką tada? Ir tiesiog taip pat geriam vandenį. Ir aš šitoj vietoje gydytojo Džiugelio patarimų, kad 70 ml reikia 15 minučių išgerti. Čia jūsų laidoje labai dėkinga už tą laidą. Labai geras patarimas. Ir viena iš tų verčių, kurie atskleidžia, kai mes kraujo tyrimą žiūrim, tai yra tai tas mūsų hematokritas. Kokia yra vertė ir dauguma hematokrito vertė yra padidėjusi. Ir pas vaikus tai rodo, kad mes nepakankamai geriame gryno vandens. Tai pabandykime truputį apibendrinti, dar prieš tai, ką sakėte, reiškia, tas visas mūsų, reiškia, veido atpalaidavimas, žandikaulio nukritimas ir įsižiojimas, čia yra pasekmė jau. Ir nieko baisaus, jeigu mes viens kitą paraginsime padaryti būtent tai, ką jūs pasakėte, liežuvis, dantukai lengvai sukasti, uždaryta burnytė. Aš tai pastebėjau, pavyzdžiui, mano žmona, jinai irgi, jeigu jinai žiūri televizorių, jinai galbūt nebūna įsižiojusi, bet jinai jau matau, kad pas ją žandikaulis dantis vienas nuo kito. O jinai man sakė, kad jaunystėje, kada kartu su sesė žiūrėdavo televizorių arba kažko tai klausydavos, tai visą laiką net ir įsižiojo. Ir atrodo, kad šiaip vaikai labai dažnai taip daro. Aš vaikų tai labai daug pastebiu. Man atrodo, kad ir aš galbūt buvau įsižiojęs. Ir visi vis sako, man įsižiojęs. Tai čia tas ir posakis ir yra atėjęs, kai vaikus žiūri, kad įsižiojęs. Bet pavyzdžiui, mano mažoji dukrelė, ne, jinai uždaryta burnytė, sūnus irgi atrodo, bet vidurinioji ir mano žmona ėjo. Bet tarp kitko, ir miego metu yra labai svarbu šitas momentas. O kaip miego metu tvarkyti? Nes aš spėju, kad tas įprotis dienos metu būti šiek tiek pravira, burna, atpalaiduotų žandikaulių, atpalaiduotų liežuvių persiduoda ir miego kokybė tikriausiai, ar ne? Tai jeigu tai, ką mes darome dieną, atsiliepia naktį. Jeigu aš dabar žinau, kad man labai naudinga, aš dabar taip eisiu palaipsniui, kas 15 minučių nuryti, mokykloje, pavyzdžiui, vaikai turi vandenuko, reikėtų. Turi visada buteliuką. Įdeda biškį druskos. Tai jau aktyvuojam liežuvį, ištirpinam druską ir užgeriam vandeniu, mes dieną formuojam įprotį. Nuryjam sukandę dantimis, naktį automatiškai liežuvis prilimpa. Jeigu jisai liežuvis nukarsta, būna tos miego giliosios fazės, bet jos, kiek ten tas gilaus miego fazės būna per visą naktį, kokie 1,5 valandos, pavyzdžiui, ne, taip įmant. Tai nėra ilgas laikotarpis. Esmė yra 8 valandos per parą, kad liežuvis būtų prie gomurio. 8 valandos per parą įmant, tada turėsim gerą žandikaulį. Ir galima naktį užklijuoti lūpas su pleistru. Aš pastebėjau, jeigu aš naktį užsiklijuoju su pleistru lūpas, aš nubundu anksčiau, aš turiu geresnę koncentraciją visos dienos metu, man reikia labai nedaug miego, man užtenka 4-5 valandų miego. Kaip pavyzdys, aš vakar kėliausi, pavyzdžiui, 4, ėjau į ežerą maudytis ir dariau mankštas ir dar atvairavau ir, žodžiu, į darbą ir visą dieną atidirbau ir iki pačio vakaro aš buvau labai energinga. Pasimti lipnios juostelės ir užlipdyti jos burną? Taip. Tada kas įvyksta, mes garantuotai visą naktį kvėpuojame per šnerves. Žinot tokį sakinį iš pradžios knygos. Dievas sukuria žmogų ir įkvėpia iš šnervės. Pirmas organas minimas šventam rašte žmogaus yra šnervės. Organas, toks kaip aparatas. Apskritai tikriausiai tai yra mūsų kvėpavimo. Per jį reikėtų įkvėpti ir iškvėpti. Jūs kaip sporto treneris tikriausiai žinote azoto oksidas, ne, kas tai yra, tai kaip tai yra svarbu. Tai jis gaminasi sinusuose. Tai yra dujos, kurios išplečia ir sportininkai, kurie nori gerų rezultatų, jie turi pakeltą vertę prieš sporto, kad jie pasižiūrigi ten iš seilių testą galima pasidaryti Amerikoje, pas mus dėja nėra. Bet
ten tiesiog seilių uždedi ir tu matai, koks tavo pajėgumas yra, tai jie azoto oksidą vertina. Tai kai mes... Wim Hofo metodas irgi, Wim Hofo metodas irgi azoto oksidui padeda Darau už tuos. Jo, dideliu kiekiu, aš esu šitą matęs irgi mokslinį pagrindimą. Taip. Tai va, tai šitie dalykai, ties va, kvėpavimas per šnerves, įkvėpimas per šnerves, iškvėpimas per burną yra labai labai geras dalykas, bet galima ir įkvėpti ir iškvėpti. Tada sinusuose gaminasi azoto oksidas. Mes galim tą dar paspartinti, duodami vitamino C ir česnako. Nu, tai čia jau yra 200% maks, ką galima išlaužti iš to. Pavyzdžiui, liposominio vitamino C išgerti ir burokėlių sulčių, kaip pavyzdys, tai mes iš karto, tą pakeliam potenciją vadinamą, nes tai yra potencija. Kodėl žydų tautoje su česnaku, nesu svogūnų, česnakus ten jie valgė, bet ir visi vyrai privalėdavo valgyti kiekvieną penktadienį daug česnakų. Nu, ten, žinot, iš Talmudo aš kalbu, nes įdomus, man tie dalykai domina, kaip istoriškai, iš kur ten Egipto piramidė statė žmonės, jie maitinasi svogūnais česnakais. Tai yra toks dalykas, kur labai daug duoda energijos. Kalbant apie maistą, dabar paminėjot svogūnus, česnakus, aš pastebiu dar vieną dalyką, kad ir čia teoriškai irgi jau skambėjo ne vienoje vietoje, jeigu taip šiek tiek domiesi sveikata, apie maisto suminkštėjimą. Apskritai mes kalbam apie daug daugiau rafinuotą maistą, daug daugiau greitųjų angliavandenių. Išimk iš parduotuvės lentynų greitosius angliavandenius, lentynos bus tuščios realiai. Mes turėsim tik tai mėsos skyrių ir kiaušinius ir kelias kruopas tikriausiai. Ir daugiau nieko nebeturėsime, apart, tai tie greitieji angliavandeniai, rafinuotas maistas ir apskritai pusfabrikačiai ir suminkštėjęs, minkštas maistas, jisai yra priežastis vėlgi kažkokių dantų sveikatos, sakandžio problemų, žandikaulio problemų. Savaime suprantu. Minkštas maistas ir gadina, tos visos košės minkštos. Nu, ta prasme, dabar sako, labai sveika košės, bet tai yra angliavandeniai. Ir viena iš, dabar, kas yra... ten yra truputį baltymų. Žinoma, tai nėra blogai, trupučiuką, bet visko reikia su saiku. Ne, visko turi būti ten avižinių dribsnių košė. Vieni kritikuoja, kiti sako labai gerai, čia toks diskutuotinas klausimas. Geriausia yra avižinių kruopų. Dribsniai jau yra termiškai apdoroti, o kruopos mes dar galime ir pagriaužti. Šiek tiek, jeigu dar bus ir nedavirtus truputėlį. Taip, bet iš principo dantims yra sveika kietas maistas, kuo kietesnis, daug kramtyti. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, kad žmogaus oda gražiai atrodytų, ne? Pažiūrėkime Jennifer Lopez, jinai su kiekvienu maistu valgo ką? Jinai atrodo nerealiai, jinai atrodo 20 metų jaunesnė, tai nėra pasaulio kito jokio žmogaus, kuri jos metuose taip gerai atrodo. Ji valgo riešutus, baltyminio maisto įvedimas kiekvieno maisto metu. Mes gaunam ir riebalo, ir mes gaunam baltymų, visokiausių, mes gaunam amino rūgštis, mes gaunam, ta prasme, visą ten praktiškai Mendelejevo lentelę, kaip ir druska, ne, pavyzdžiui, vanduo, vandens daug reikia ir to, tai tas, jeigu mes vaikams įdėtumėm į mokyklą vietoj kažkokių, šiandien. Vietoj banano. Jo, vietoj banano, ten įdėtumėm, riešutų, ne, kažko tai tokio. Bananas irgi jis nėra blogai, jis duoda energijos, bet ta energija, jeigu mes judam, aš suvalgiau bananą, tai jeigu aš esu sportuojantis, aš iš karto tą gliukozę sudeginu, nes gliukozė yra kaupiama kepenyse pagrinde ir raumenyse. O jeigu žmogus privalgė košės, bananą, užgėrė dėl sulčių ir jisai sėdi prie kompiuterio, jis garantuotai sirgs cukriniu diabetu arba, užsleptų ir pažiūri gliukozę, pažiūri tą patį insuliną, pažiūri glikolizintą hemoglobiną, ten būna chaosas. Tai vakar turėjau vieną pacientę, jinai kaulai išdžiūvus, jinai valgo angliavandenius, košės, jinai sako, aš noriu tik mirti, jinai atėjo verkė pas mane, kad aš noriu mirti, pas mane viskas blogai, žiūrėkit, daktarai nežino, man suleido, pastatė lašelinę, žodžiu, pas mane visą kūną išmušė votim, rodo tą savo kūną, visus pogais nuėjo, sako, aš toj mirsiu, sakau, kad pas jūs, aš pasižiūriu, rodo normą, o ta norma, jinai nesveika. Tai, ką pas mus rodo norma, ta norma, jinai nesveika, jinai visas vertės jau viršijanti. Tai, iš karto sakau, šitoj vietoje reikia korekciją daryti, keisti mitybą. Tai grįžtant prie mitybos, visko su saiku ir esminis klausimas. Jūs kaip sporto treneris, jeigu aš sportuoju, aš galiu valgyti ir košę, manau, ir tą bananą, manau, nes aš sudeginsiu, nes aš užsitarnauju angliavandenius, bet jeigu aš sėdžiu prie kompiuterio, aš imu kreditą. Smegenys irgi nemažai naudoja tos gliukozės ir energijos, bet tai yra iki 20% visos mūsų
Tai yra nemažai šiaip tai, bet tai yra tik tai tiek, 5%, o kur kitas visas likęs, tai tada mes taip ir artėjom prie prieš diabetinius būklės. Tai va tas ir yra, aš kai kurių, pavyzdžiui, paskaitas darau, būna visą dieną sėdžiu prie paskaitų, tai pas mane irgi šaldytuvas atsidaro, užsidaro, aš turiu labai daug energijos gauti, jeigu aš nevalgau ten kažko ir saldesnio, nu man nesikuria, ne? Tai, bet tai aš sudeginau, jeigu žmogus tik tai galvoja apie save, ten toks visas toks depresuotas, tai ta gliukozė, jinai virsta kortizoliu, tikriausiai aš taip juokauju, nu, bet nieko gero, nes tai automatiškai užkuria procesus uždegiminius pas mūsų organizmą. Prisiminkime ir mūsų, vėlgi, senelius, prosenelius, galbūt nereikia protėvių prisiminti, bet prosenelius, senelius kaimuose irgi viską griauždavo ir kažkokia banda iškepta, tai būdavo šventė ten tik tai, kažkada tai vieną kartą per kažkiek, bet šakniavaisiai visi, ta pati ten mėsa, kurią ten valgydavo, nu, visur visą laiką reikėdavo pakramtyti, bet tada kilo toks kitas klausimas, o mes čia nenusikramtysim tų dantų, nes visi bijo, kad nusikramto tie dantis, nusidėvi ir galų gale, nu, tampa tokie, žinot, nukandžioti tokie per pusę vos ne. Nuo to kieto maisto. Nes čia vėlgi eina kalba apie tai, kad augalinės kilmės šalininkai, augalinės mitybos šalininkai vėlgi sako, kad mes ten žinduoliai, ten pas mus ilčių tokių nėra, mes neturim ten kramtyti, ten ten, reiškia, mums nereikia kramtyti, mums užtenka lengvai. Atsakymas glūdi vėlgi tūkstantmečiuose, jeigu jūs pamatytumėt veidus, kaip atrodo, žinot, istoriškai žiūrint veidai, fotografijų, nu, pavyzdys Kalinausko. Kalinauskas, Kaukolė, jos yra Kauskas. Veidai kokie, ne? Ten Dalevskis, pavyzdžiui, tai yra tokie veidai. Gediminas tas pats. Taip, veidai platus, žandikauliai. Nu, kadangi aš tos žandikaulių šipinėjau savo rankose, laikiau, tai aš galiu tą tvirtinti. Jie tikrai tokie išskirtiniai. Jie tikrai yra, tokie aš išskirtiniai, galiu nuotraukos parodyti. Tai tiesiog tai kalba, kad tai yra norma ir ten jau tie dantis, nu jie kažkiek yra biški padėvėti. Tai mes ir gimstam, kad tuos dantis padėvėti. Mes negimstam numirti su tokiais pačiais gumburiukais. Nu mes žmonės norim išlaikyti tą dantį, bet tai fiziologija norma tai yra, kad nu, mes turim nulyginti tuos gumburus per savo gyvenimą. Ne, mano senelis, jis nulygino visiškai nugraužė iki šaknų viršutinius dantis, apatinius ne, ir sakydavo, tu galvoji, kad aš tau lašint blogas įdauns plot sukromtau, nu, žemaitis. Ne? tai aš labai prisimenu, stovi prie pečiaus, Žemaitijoje ten aš pas jį namuose buvo ir jis tokį man sakinį pasakė, ir jis man įstrigo iki širdies gilumos. Išversti čia, kas nesuprato. Nu tai ar tu galvoji, kad aš tą duonos plutą ir lašinį blogai sukramtau? Jis turėjo pilną energijos, iki galo jis nugyveno tokį, žinot, nu tokį gyvenimą, kažkokį tokį energingą, o ne eidamas, dėjuodamas ten ir puškodamas. Tai yra į ką žiūrėti, yra į ką lygiuotis. Ir tie žmonės, kurie dažnai nusigrėžia dantis, aš stebiu, kad jie daug šito žemėje nuveikia. Vat ką tu po savęs paliksi? Aš saugojau savo gumburus dantų, kad nenugrėž. Nu kaip jums skamba? Nuveikiau labai daug, palikau po savęs. Man paminklą pastatė, ne? Ar aš tikrai kažką jau dariau ir dėl kitų ir turėjau daug energijos tai daryti. Tai va čia yra tas toks, ką mes po savęs paliekam. Nes štai, tas žemės ateiname, mes čia laikini svečiai esam, bet ką aš tokio pasėjau gero. Tai va tas sakantis platus žandikaulis, dantų fiziologinis toks padilimas, aš anksčiau man biški padildavo gumburiukas, aš jau lėkiu atsistatyti. Biški padyla, lėkiu atsistatyti. Tai aš pripažįstu pailginimą priekinių dantų, kad jie apsaugotų šoninius dantis, ne? Kad tai atrodytų estetiškai gražiai, tai atlikti laiku, bet kad taip masiškai vis atstatinėtą sukandimo aukštį, nu, padilus gumburams, aš skaitau, kad reikia biškutėlį duoti padilt, nes tai duoda tokios energijos, ko ne. Giedriaus, mes sėdėm dabar kalbam, aš jau noriu pereiti prie kito klausimo, kitos temos, bet aš žiūriu į jūs. Bandau pastebėti jūsų sakantį, pas jūs, irgi viršutiniai dantukai truputėlį užeina už apatinių dantukų. Taip turi būti. Taip turi būti. Aš galvoju, kad visada idealus sakantis yra, kada viršutiniai dantis tiesiai atsirėmė į apatinius dantis, nes mano irgi užeina ir aš taip visą laiką žiūriu, galvoju, ten kažkaip aš. Kai jie visai nudyla, pas mano tėtį taip įvyko, jis turėjo tokį, aš turiu tėčio sakantį.
O pas jūs geras sakandis? Mane labai geras. Pas jūs geras. Labai platus. Dar ir ką nors dėl to? Aš plėtrą dariausi. Aš dariausi plėtrą, aš dar norėjau platesnio. Tai mano toks yra platus, kai aš parodau savo modelius pacientams, vyrai išžiūri, sakau, matot, jūs vyras, jūsų ūgis, pažiūrėkit, o mano žandikaulis, sakau, čia nežinau, kas telpa. Nu, Bet jūs ten kažkokią mechanizmus dėjote į burną? Taip, aš plėtrą dariausi. Tai čia taip, ne, reiškia. Taip, aš tiesiog pustelėjau 3 mm dar daugiau ir dabar nieko nenešioju visiškai laisvai ir tas žandikaulis yra platus, todėl kad, pakeičiau įpročius, supratau. Kai aš atradau tiesą, aš nieko nebeieškau odontologijai. Mano odontologija yra perkastas riešutas, nes aš priejau prie tos frazės Leonardo da Vinčio. Tiesa visada yra paprasta. Ir vat, tu tada nurimsti, tu nieko nebeieškai. Nei kongresai bedomina, nei kažkur mokytis bedomina. Jinai yra paprasta. Jinai yra gamtoje ir kai tu tą randi ir pritaikai žmonėms, tu supranti, kad tu turi tiek daug darbo, kad tu neapsidirbi. Aš dabar konsultaciją sustabdžiau 1,5 metų, nes mes neapsidirbam. Tiesiog, nes yra masinis poreikis, masinis. Vat apie tai ir kalba mane. Tai va dabar jūs klausėt apie tą tiesą. Mano tėtis nusilygino dantis. Jis turėjo perdengimą, bet kai tu eini, žiūrėkit, žandikulis važiuoja, žiūrėkit, jūs darot pritraukimą, atkreipkite dėmesį. Jis žandikulis stumia į priekį, tai yra jėga. Kai kurie sportininkai kapas net užsideda dėl įtampos stiprios. Tai va, tai kai mes neatstatom priekinių dantų, jie pradeda dilti ir žandikulis išvažiuoja į priekį ir dantis pradeda kasti kandamas kraštas ant kandamo. Tai yra normali fiziologija. Čia ne patologija. Pasidaro tiesus, jis tai toks kaip interkuspidacinis laukas mes vadinam, nebėra perdengimo priekiniai dantų grupiai. Ir kas yra dar stebėtina, kad norma, dabar norma Europos perdengimas kandžių srityje, tai prasme, kaip priekiniai persidengia yra 3 mm. O persidengia turite omeny už apatinį užeina. Taip, viršutiniai užeina, bet pagal kaukolės 1 mm, tie visi kareiviai, ką mes tyriam kaukolės, iš principo 1 mm, 18-mečiai turi tą 1 mm perdengimą ir kai aš atsimenu, tas kaukolės pradėjom analizuoti, tai buvo parašyta kaip diagnozė tiesus sakandis. Sakau, čia netiesus, čia yra norma. Ir sakau, ta dabar norma, kuri vadovėlis yra neteisinga, nes tai buvo 1000-mečiais metų. Bet jūs turite omeny 1 mm į priekį nuo apatinių ar viršutinių dantų užėjimas už apatinių? Taip, viršutinių dantų užėjimas už apatinių. Į apačią nusileidimas, taip 1 mm. Ir anksčiau visi dantis ir protiniai visiems tilpdavo. Ir dar už protinių anksčiau būdavo 1 cm tarpas iki kylančiosios šakos. Tai reiškia, visų žandikauliai, visų, kurie eidavo, kovodavo ant arklių, jodavo ten, jie būdavo priekyje, ten, kad netilptų dantis, būtų kreivi ar susigrūdę. Tai yra neįmanomi dalykai, jeigu tu turi kūne visame tonusą. Aš visada sakau dar taip. Sutvirtinkit savo gluteus maximus, tai yra užpakalio raumenis, sėdmenis, šlaunis ir jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo jūsų žandikaulis ir dantis. Neįmanoma būti sižiojeliui, jeigu jūsų yra tvirtas užpakalis ir atkreipkite dėmesį. Aš stebiu, kaip tie vyrai, kurie ateina į sporto sales, kurių žandikauliai retro, kaip jie kankinasi. Treneris sako, daryk, o jis negali, jis ten, jam jėgos nėra. Jėgos nėra. Bet jeigu tą žandikaulį išplėti, pastumė, atsiranda jėga, kūne. Ir atvirkščiai, jeigu jūs sustiprinate sėdmenį, tai čia, o dabar tą tokią atvirkštinį modelį, ne jūsų, o trenerių mano, tai reiškia, vėlgi nuo to tonuso atsiranda tas kažkoks stabilumo žandikauliai, teisingai suprantu? 100%. Ane? Visada žandikauliai. Tu negali daryti fizinių pratimų. Negali, jeigu tu esi išsižiojęs. Taip. Pabandykit tokią. Bandau, tęsia mūsų, logiška. Tai jau, kai tu sutvirtini raumenis, automatiškai užsidaro lūpos. Tai vaikams ko trūksta? Fizinio aktyvumo. Bet tokio, kad, tokį push-up, kad tu jau nebegali ir tu jie užsičiaps, viskas keisis. Stovėk tiesiai, ne? Sėdėk tiesiai. Darom pratimą iš teisingos padėties. Elementarus pratimas iškelti rankas ir prie sienos vaikui, kad ištiesiant metės, duot spaudimą į sieną ir laikyt. Iš pradžių nėra jėgos, po to žiūrėjau atsiranda. Ir jeigu tu darysi tai kiekvieną dieną, tada bus revoliucija. Paprasti pratimai, kurie iš geros laikysenos yra daromi. Tai aš skaitau, kad Lietuvoje labai trūksta sporto gerų trenerių, kurie koreguotų vaikų laikyseną
Tikrai taip. Ir į mokyklose masiškai būtų apie tai kalbama ir įvedama praktiškai, o ne dabar ateina, mankštų nėra, sportas kažkaip daromas, ten, gal ir daromas. Nu, ten duoda prasibėgti, yra tokių klasika, ta pati ten per daug kažkas nesikeičia. Bet kas iš to pratimo, jeigu tu vėl susikūprini, bet jeigu tu va tą kiekvieną dieną mokykloje čia baksteli, tėvai baksteli, ir tada būtų rezultatas, visi būtų, kitokie. O ypatingai dar tie, kurie to neturi, jiem pradžioje labai stiprus progresas matosi, jaučiasi ten per porą mėnesių, tu pamatysi, kaip po to jau progresas šiek tiek kaip ir visiems nurimsta, bet pradžioje jisai būna toks pakankamai stiprus, akivaizdus. Wow, labai įdomu, nuostabu. Kalbėjome ten pradžioje šiek tiek ir apie apnašas ir tas, abeje, čia užsiminėt, dar prisiminiau. Man klausimas, kodėl mes velniai griebtų šalinam protinius dantis? Gamta juos davė. Nesąmonė. Rimtai? Va, šiandien matot, kaip jūs man viską pritarėt ir dėl dantų pastos. Vakar turėjau konsultaciją, ateina mergaitė. Žinot, pavyzdžiais mok. Pirma konsultacija. Važiuoju iš Klaipėdos, mergaitė, paauglė, traška žandikauliai. Sakantis, taip pusę, taip žinot. Kaip čia pasakyti, toks, negali sakyti, kad blogas sukandimas, bet jis siauras. Jis šypsosi, pas ją juodi trikampiai tokie burnoje. Neestetiškai, jis sako, aš nemėgstu šypsotis, nes mano šypsena negražiai. Ir aš sakau, tu teisi. Mama, kaip čia? Aš jums parodysiu, kodėl jinai nenori šypsotis. Tai nėra psichologiniai dalykai, tai yra objektyvūs dalykai. Tada pradedam žiūrėti, tai sąnariai, ten diskas išsprūdęs, jisai sutraška, įsistato, ten ta kremzlė, žodžiu, viską diagnozę surašom į kortelę. Bet priežastis, kodėl dabar, ne? Kodėl taip yra? Ji daro tokį įprotį. Visą laiką sėdi ir su tom lūpom, žodžiu, viską traukia į vidų. Ir jinai per daug metų, ir rijimas netaisyklingas, ir sutraukia viską į vidų. Viskas į vidų sutraukta. Ir žiūrint į tą tokią paprastą dalyką, kad tu turi žmogų, kuris turi simptomą, kuriam sukėlė paprastas raumenyno disbalansas, ane, ir tu tą gali atkoreguoti, viskas absoliutiškai pasikeičia. Ir mes su ta mama, tiesiog pakalbėjom, kad mes galim padėti ten truputėlį, tą žandikaulį pakoreguotą, jo padėti, duoti liežuvį, bet iš principo visada mes grįžtam prie to pačio, kaip sutvarkyti raumenų disbalansą ir kaip padaryti, kad jai 14 metų, kad protiniai dantys tilptų. Darom rentgeno nuotrauką, žiūrim, yra užuomaskos, bet jos ant šakos sėdi. Yra kylančioji šaka ir matom, kad dantis netilps. Bet aš sakau, jeigu jūs išplėsit, mes pakeisim žandikaulio kampą ir visiems dantis išdygsta. Mano sūnui Vokietijoje liepė rauti 4 prieškrūminius dantis ir dar sakė, ateityje reikės ir protinius tikėtina rauti. Dabar jam yra 18, jis turi visus dantis ir protinius. Tai kaip dabar paaiškinti, tai protinius dantis nori rauti dėl to, kad dažniausiai jiems nėra vietos? Taip. Nes jis buvo išsižiojęs, aš nežinojau, universitete manęs niekas nemokė, kad reikia žiūrėti į vaiką, kad jis visose nuotraukose išsižiojęs, mažiukas, oi, koks mielas išsižiojęs, bet, taip mes priemam, kaip natūralų, mes nežinom, kad gali būti geriau. Tas vaikas, tiesiog aš ištraukdavau krūtį, kai maitindavau ir aš nežinodavau, kad reikia žandikaulį uždaryti. Aš padariau klaidą, aš nežinojau tada. Man teko nuskristi į Australiją pas labai gerą profesorių, kur aš nuskridau mokytis 2 ar 3 savaitėm, atskrendu ir tas daktaras ant kelio atsiklaupęs prieš vaikus visus moko ryti. Aš atskridau čia į Australiją, pažiūrėti, kaip ryti, galvoju, ką aš čia, tokia visą čia, kaip čia, tokius pinigus moku už ką, kol man dašuto, kad tiesa yra paprasta. Ir kai aš pamačiau rezultatus, kokio grožio veidai, kokio pločio žandikaulį, kad niekada nereikia dantų rauti. Aš viską radau. Aš supratau, kad čia yra gamta. Tai gamta ir duoda tam, kad nereiktų rauti. Ne? O jeigu mes taikom gydymo metodikas, kurios priveda prie rovimų, bet yra tas bet. Jeigu tu ateini per vėlai, traukinys nuvažiavo dažnai. Ir dažnai tada reikia kažką tai šalinti, nes tu jau kreipeisi per vėlai. Ne? Ir kartais nebegali, nes tonuso nėra, to nėra, ano nėra, žandikauliai neleidžia, pločio nėra. Tai va šitie dalykai vaiką reikia užbaigti gydyti iki 8 metų. O kaip, žinau dabar, kada jau pasirodyti, vakar atvedė vaiką, sakau, patikrinti dantuko, ne? Jam 5,5. Aš sakau, šalinam įpročius, ateinat po pusmečio, arba kartais po 3 mėnesių, pasirodyt, ką jūs nuveikėt. Ir čia yra pokytis, čia yra esminis pokytis, ką tėvai su vaiku nuveikia. Sakau, bet žiūrėkit, jūs mamot pati turit šitą įprotį, nes jūs tą patį darot. Ir vaikas jūs nukopijavo. Ir mes tai vadinam paskui genetiką. Nes tėvai kaip, jie myli vaikus ir jie kopijuoja mimiką.
Jie myli, vaikai mūsų taip myli, kad čia net protu yra nesuvokiam. Ir pas juos, jie ką daro labiausiai, jie kopijuoja, ką mes darom. Mes galim kalbėti, tu čia nedaryk to, bet jeigu tu pats žiūrėsi telefoną ir žiūrės, nes yra iš meilės. O galima kažką, iškart šovė mintis, įsivaizduokime, mes nepabėgsime vis tiek nuo to mūsų šiuolaikinio skaitmeninio patogumo. Vaikai telefone, vaikai kompiuterėje, vaikai kažką žaidžia. Kažką jiems tokio padaryti, pasiūlyti arba kompromisą rasti, kad ir jiems būtų galimybė žaisti, bet ir tuo pačiu nauda jų žandikaulio sveikatai laikysinai. Kažkokių patarimų gali tokių duoti? Na, tarkim, pažaisk, bet su užklijuota burna ten supleis. Pažaisk su užklijuota burna ir, pavyzdžiui, atsisėsk tiesiai ir prie sienos, mentės privesk, ir sėdėk tiesiai ir žiūrėk, bet turi būti ne žemai galva, o akių lygyje, ne? Ir kol aš tave matysiu, kad tu taip darai, gerai, ir jis kartu ir tiesina laikyseną, ne? Ir kartu ten, kažkaip tai gal tėvai ten tikrai turi. Pavyzdžiui, tėvai turi labai svarbų pokalbį 10 minučių. Jie nežino, kaip tą vaiką dabar užimti, kad jis kažkur nepabėgtų, kad kažkas blogo neįvyktų, ten galvos nenusisuktų, arba jis nepavoktų, pavyzdžiui, ne? Ir jie turi būtinai kažkokį, ir sako, gerai, dabar 10 minučių, bet su sąlyga, kad tu sėdėsi tiesiai prie sienos kaip karyvukas, arba atsistosi ir tiesiai galva, ir tada gali, ir jeigu nuleisi galvą, iš karto atimsiu, ne? Ir iš karto motyvacija. Ir tu iš karto ir pratimą darai, tiesinantį nugarą, ir va tokį vesti galima. Čia šiaip iš tikrųjų Nojus Berlinskas pasiūlė tokį, jeigu, aš irgi žiūrėjau, tai kalbėjom ir mes tą, irgi propaguojam klinikoje, tai irgi sutampa ir su sporto trenerių pasiūlymais, kaip galima būtų įvesti kažkokį tai naują įprotį. Kompromisą kažkokį tai rasti. Ok, faina. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliečiate prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsėm mūsų pokalbį. Taigi grįžtame prie šito mūsų draugo, trečio, ir tai yra vieno danties šepetėlis, kas dar nesuprato iki šiol, nes iš tiesų mes nepristatėm, toj Giedrė papasakos apskritai jo istoriją ir ką jisai čia kokį stebuklą padarė, bet man tai buvo atradimas ir būtent Giedrė per jūs, aš atradau vieno danties šepetėlį neseniai, prieš metus, ir aš jau daugiau nei metai laiko nebenaudoju, netgi jau daugiau, nebenaudoju paprasto šepetėlio. Aš jį naudoju tik tai tada, kada žinau, kad su Agne bučiuosius, tai tada aš ant jo užsitepu pastas, kad tiesiog būtų kvapas ir viskas, tik dėl to. Bet vieno danties šepetėlis, jisai pas mane mašinoje, jisai pas mane prie lovos ir volia, tai yra fantastika, aš niekada neturėjau tokių švelnių, aš nežinau, vėlgi, tai pakalbėkime dabar apie šią istoriją, apie vieno danties šepetėlio efektą ir apie tas pačias apnašas, kurios jūs minėjote, kad jos lyg ir turi būti, bet lyg ir nereikia nuvalyti, tai apie viską. Ne, jas reikia nuvalyti, išskaidyti. Nereikia užpilti chemikalais, žinot. Nereikia skalavimų ten tų skysčių, kad sunaikinti tas bakterijas. Aš apie tai kalbu. Blogiečiai, jie turi būti burnoje irgi, jie daro irgi skaidimo angliavandenių procesą, nereikia jų naikinti, bet jie neturi prilipti prie dantų. Šito istorija tokia, aš buvau pamišusi ant dantų valymo kažkada. Mano mama odontologė sakydavo, aš turėjau vis tiek skylučių, debesėlių, kraujuojančių dantenų, debesėliai yra nauji kariesai, vis nueini, vis vėl nauja skylutė kažkokia. Ir aš ieškojau būdų, kaip dantis, kad būtų labai slidus, kad jie būtų negendantis ir, žinot, kaip tampi ypatingai odontologė, tu ieškai visada to atsakymo logiško, kuris tau patenkintų tavo poreikį. Ir aš buvau kažkada Vokietijoje, atsimenu save pas tokį daktarį, hospitavau, parbėgau, iš karto šveičiu tuos dantis 3 kartus dienos ir vis tiek problemų yra. Vis tiek kažkokio atsirasdavo karts nuo karto naujų kariesų ir niekaip negalėdavo. Arba ten įvedu tarpdančio siūlą, užkraujuoja ten, tarpdantis kažkoks. Kodėl taip yra? Ir vieną kartą aš patekau pas tokią gydytoją, mane ten kolegos nusiuntė į Müncheną. Sako, čia yra pati labiausiai išprotėjusi gydytoja visoje Vokietijoje. Dirba iki 3 nakties, šlifuoja visiems pacientams 28 dantis per vieną vizitą. Tarp kitko ir aš tai darau. Ką reiškia šlifuoja? Aš iš jos išmokau visko, aš iš jos visus dantis nušlifuoja. Ką reiškia nušlifuoja? Tiesiog apšlifuoja vainikėliams ir visokiam restauracijom. Higieną? Ne, kada tu danties audinį pašalini, ne kažkiek tai ir priklijuoji naujus dantis.
Nu, čia taip daro ortopedai, tie ortopedai, kurie šlifuoja dantis. Tai va, tai aš nuvažiuoju pas ją mokytis, kaip ten padaryti šedevrinių atspaudų ir aš, žodžiu, pamačiau ten tikrai revoliuciją. Jinai buvo tokia, nu, jinai visiška fanatikė, pamišusi ir ant sporto, ir ant mitybos, ir ant vaisių daržovių, ten, nu, jinai pas ją visko ten galima prisimokyti. Ir viena tų revoliucijų buvo šitas šepetėlis. Jinai sako, kai tu šitą pabandysi, tu nieko nebenorėsi. Nes aš pati dirbau tada universitete. Pavyzdžiui, kai kas sako, geras yra elektrinis šepetėlis. Elektriniai šepetėliai, jie nuima emalę. Jie po biškį emalės sluoksnį tau nušveičia. Šiaip emalė yra Dievo dovana. Nu tai aišku, Dievo dovana, žinoma. Ir kai aš tą nesaugau, tai paskui ir stebiuosi, kodėl man reikia visokių ten, žinot, laminančių, dengimų ir taip toliau. Ir jie man parodė va šitą šepetėlį. Sako, tu šitą pabandyk, aš nueinu, nusivalau ir negaliu išeiti iš tualeto. Ten pas ją klinikoje, Miunchene. Žodžiu, išsivalau. Paliečiu tokia, kaip žinot, naują mašiną. Tai aš sakau, man tas pats absoliučiai. Laižau, galvoju, čia kas dabar. Sako, ir pastos nereikia. Ir dar, sako, ir dar vieną kartą tik dienoj užtenka. Nu, tai man čia buvo revoliucija. Ir aš nuo to karto neturiu naujų skilių. Jūs įsivaizduojat? Aš aišku ir tarpdančius dar valau. Tarpdančių šepetėlius naudoju ir mašinoje. O tarpdančius su siūlu ar su šepetėliu? Su tarpdančių šepetėliu. Geriau šepetėlis, ne? Geriau šepetėlis. Pavalgai kažką, kad neužsiliktų maišas ir dar mėgstu siūlą. Nu, tarpdančių siūlą yra tokie Elmexo labai geri, ten pavyzdžiui, ten nevaškuoti, geriau nuima tą apnašą. Aš mėgstu tą tokį, bet šiaip greit vat prasibraukti, nu toks su juo arba lėktuvė gali ar kažką. Bet šiaip aš su juo valausi vieną kartą dienoje, tai yra vakarais, nes vakarais vyksta tie visi procesai burnoje, ne, kada ten turi maistas būti jau apvirškintas, ne, ir turi burna būti švari, kad per naktį tie blogiečiai nepridarytų daug maisto, kada čia nevyksta kažkoks judesys ypatingas, ne. Mes naktį ryjame seilės, aišku, mes ryjame seilės 2000 kartų kažkur vidutiniškai per parą ir naktį ryjame tas seilės, bet ten kažko tokio ypatingo jau nevyksta, čia turi būti švaru. Aš mėgstu liežuvį nuvalyti tiek rytais, tiek vakarais ir išsivalyti taip jau kapitališkai ir čia yra kaip ir mano tas, žinot, kodėl tokį didelį šepetėlį atsinešiau, todėl, kad sakau, tu vertas esi tos šlovės, nes mano visi vaikai ne vienas neturi skylės, ne vienos. Ir mes išmušėm tą statistiką. Kuria prasme neturi skylės? Ne vienos skylutės neturi, ne vienas vaikas. Nu, karės. Tai ką neturi, tu sitaiso ir neturi. Ne, nėra išgedusio, ne vieno nereikėjo taisyti. Iki šiol? Iki šiol. Mano sūnai 18, ne vienos skylės neturim. Ne vienos. Ne vienos plombos? Ne vienos plombos. Taip įmanoma? Taip įmanoma. Ir kitiems tai bus taip pat. Mes, žinot, kaip, tu augini, pasižiūri, bet va tą dieną buvo prieš, kad visai nesenai čia sūnus pasitikrinti, nieko neradau. Ir jis tai, jeigu jo šepetėlis atšimpa, ten jau po kuriais tai namus verčia iki nežinau kiek valandų, mama, čia buvo kur šepetėlis, sakau, nėra, sakau, reikia, sakau, nupirkti, sakau, žinot, sakau, nėra dabar šepetėlis, tai jam tragedija, kaip su atšipusiu, jis jau man nebėra tokia mamas liudus. Ir nėra, ir ta malė labai graži, ir nei kažkas ten nuvalyta ar pažeista, tiesiog tie dantis perlai atsisėda ir tu. Čia žinot, yra šiaip tai revoliucija šalis, į kurias reikėtų lygiuotis, tai yra Švedija pagrinde. Tos Skandinavijos šalės, kur karioziškumas 6-mečių tarpe yra, pavyzdžiui, 7-8%. Aš girdėjau apie švedus kažką, kad jie turi labai... Praeitą savaitę švedą atsisėda 28 metų vyras su labai geru žandikauliu, kuris atvažiavo pas mane, sako, aš noriu platesnės šypsenos. Čia visi daro Europoje dabar miuingą, tai jo, sakau, miuingas mano draugas, jis tai pas manęs namuose visada, kai atvažiuoja į Lietuvą būna. Ir mes pradėjom ten diskutuoti, aš pradeda jis atsižioja burną, ne vieno iškedusio danties. Sakantis tobulas. Ir aš sakau, klausykit, kaip? Sako, aš turiu padėkoti savo griežtai mamai. Valė, labai atsakingai dantis. Tai čia nėra taip civilizacijoje gyvenant su pramoniniu gamybos būdu visokiu baisiu tuo maistu, kad mes galim tuos dantis šiaip savo kaip dovaną išlaikyti. Mes turim prisižiūrėti. Tai nėra taip, kaip senovės lietuviai tenai. Nors istorijoje rodoma, pradėjo valgyti lietuviai cukrinius runkelius, iš karto kariesas prie kaklelio, nes prie kaklelio nenusivalo vis tiek dantis. Jeigu ten patenka cukraus, vis tiek ten tas apnašas padaro savo. Kai kandam kokį obuolį, visas danties paviršius nusivalo, bet tie tarpdančiai, kakleliai yra ta silpnoji zona. Jeigu cukraus patenka, jis vis tiek ir net ir senovėje būdavo tų kariesiukų kažkiek tai. O cukrus tai yra vis dar tas esminis emalio ir karieso priežastis?
Nėra apnašo, jeigu nėra prilipusio apnašo, cukrus nieko neįtakoja. Tai žodžiu, dantų valymas tai yra dalykas, kuris turi būti daromas aukščiausių lygių ir tai išmokti yra nedidelis ir menas labai. Man dantų valymas yra vienas žodis – disciplina. Tu tiesiog turi valyti dantis. Tu tiesiog turi padaryti. Tada čia kaip pratimus. Ateinu, daktarė, man skauda kelią. Pažiūrė, pratimus darot mankštas? Ne, tai tu gausi tą sąskaitą. Žinot, aš papasakosiu tokį labai įdomų pavyzdį, kuris mano širdį perdūrė, kodėl aš dabar kiekvieną dieną darau mankštas. Kiekvieną dieną darau. Jeigu nedarau mankštos, tai jau būnu persisportavusi. Aš nuvažiavau šią vasarą pas savo tėtį. Mano tėtis apie 30 metų, 25-26 metai yra invalido vežimėlį. Jis buvo sportiškas, jam buvo insultas, jis rūkė, ten, tie seni laikai. Ir jis mažai kalba, jis yra po 3 insultų. Jis turėjo išeminius 2 ir hemoraginį insultą. Ne, vieną išeminį 2 hemoraginius, tai buvo. Ir jis nebevaikšto koja. Mano mama jį prižiūri ir jisai tai prabilo, žinot, kaip praima ir prabilo su manim. Sako, žinai, jeigu aš būčiau sveikas, aš kiekvieną dieną daryčiau mankštą. Ir aš parvažiavau, žinot, aš paėmiau ir užsirašiau šitą, man čia šventa yra. Sakiau, viskas, tie žodžiai man perdurė mano širdį. Tai yra disciplina, tai yra vaisius, ką tu gauni. Kaip tu čia toks sveikas. Aš darau, aš valiau dantis. Kodėl tavo? Todėl, kad yra vienas kitas galbūt, kuris nugyvena gyvenimą be disciplinos. Ir kažkaip ten svinioja. Tokių būna išimčių. Bet jeigu mes žiūrėsime, ten rūkė, iki 90 metų gyveno, ar ten iki 100 metų. Bet tai yra išimtis. Ir tos išimtis dažnai mus sugadina. Mes žiūrėdami kažkokį išskirtiną žmogų, mes galvojam, kad ir man tai bus. Bet dažniausiai statistika rodo, kad tai nepasteisina. Kas tikrai pasiteisina, tai yra tie tokie paprasti sąmoningumas, kada tu suvoki, aš turiu tai padaryti. Tai yra įprantu ir kai tu jau įpranti vaikystėje, tai tu visą gyvenimą tai darysi. Tai ta mankšta, aš darau tai, ką aš dariau vaikystėje, būdama paauglė. Aš dariau mankštas kiekvieną dieną, valiausi dantis, bet aš valiausi ir negavau rezultato, nes nebuvo tokio šepetėlio. Ir mano mama, jinai darė geriausia, eikit vaikai valytis dantų, tu valaisi kaip mokai, bet jie vis tiek išgedo. Ir mano broliui išgedo, ir man išgedo. Ir mes abu odontologai. Tai ką, aš ieškojau priemonių, kurios man leistų vaikus užauginti be karieso. Ir man pavyko. O genetika? Baikit, ne. Kaip šitie dalykai? Ten pas mano mama buvo blogi dantis, pas mano dėdė. Mineralinių medžiagų trūkumas. Jeigu yra dentinas silpnas, pavyzdžiui, vakar turėjau, atveda mama, sako, nieks nežino, kas čia tokio, atveda mama vaiką, toks išdygo rudas dantis. Ir aš žiūriu nuotrauką, tų dantų yra, o iš kur šitas pieninis iškritęs ir kažkoks naujas dantis. Sakau, žinokit, aš nufotografuosiu, dar pasikonsultuosiu su savo kolegė, nes sakau, nesu nieko panašaus mačius. Išdygo kažkoks dantis, iš viso, iš kur jis atsirado, toks kaip išmeta organizmas, kaip nereikalinga. Ir aš taip sakau, žiūrėkit, čia toks vaizdas, jūs nėštumo metu jums trūkumas buvo mineralinio medžio. Man iš karto taip kaip pirštų ją. Ir jinai sako, ta moteris, sako, mano pirmam ar kažkam kitam sūnui, irgi defektas ant emalės defektai. Tai rodo, kad kažkas yra deficitas organizme. Ir dažnai, kaip organizmas aprūpina širdį, tuos svarbiausius organus, o jau tie dantis ten, jau kas lieka. Žinot, arba kai nėštumo metu ima pirmiausia iš ten, dėl to sako, praradau ten tokie posakiai, kaip praradau per nėštumą dantį, tai tiesiog rodo ir higienos trūkumą, ir galbūt mineralinių medžiagų kažkokį deficitą organizme, nes tai yra kas yra dentinas, antrinis sluoksnis danties, tai yra jungiamasis audinys. Tai yra tas pats jungiamasis audinys kaip fascijos, kaip sausgyslės, tai yra jungiamasis audinys. Kai žmogui traukiasi sausgyslės, tai rodo jungiamojo audinio per mažai yra skysčių, per mažai pratimų, per mažai lankstumo, ir visą tai. Tai žodžiu, suma sumarum, viskas yra paprasta. Reikia valytis dantį. Man taip patinka šiandienos pokalbis. Tiek daug paprastų dalykų, aš čia galvoju, sėdėsiu, klausysiu jūsų aukštasias technologijas, kaip jūs ten daro, tvarkot ir kokie ten yra, kokie procesai, prigazinsim žmonės, kad įkrisi to į geras sąskaitas, bet čia pasirodo, wow, vieną kartą per dieną valom dantis, panaudojam tarpdančių siūlą, panaudojam tarpdančių šepetėlį
su vieno dančio šepetėliu, kuris yra ir man revoliucija, mano sūnus skaito knygą kiekvieną dieną prieš miegą 10-15 minučių ir jisai tuo metu, kai skaito knygą, jisai su vieno dančio šepetėliu sako, man čia yra dieviška dovana, jisai man sako. Tai netgi jeigu mano 14 metais, taip sako, taip, tai yra tu gali kažką kitką daryti. Mano dukra vakar nuėjo 12 metę, su to šepetėlio miegama ir ten išsivalė. No. Ir aš patikrinu blizgą, nes jinai jau moka 12 metų. Ir tai yra dovana, kada va tu... Jūs įsivaizduokit, kiek pinigų ir laiko susitaupo, kai tu turi sveikus dantis. Giedre, apie pinigus. Papasakokit man, kodėl šita industrija yra tokia velniškai brangi. Mes kalbam apie elementarią plombą, apie elementarius, tai yra tikrai labai brangu. Ta prasme, atrodo kiti dalykai ten kažką pašalinti, kažką išpjauti, kažkur išoperuoti pigiau kainuoja, negu kažkokį dantį ten sutvarkyti, ar implantą įdėti, ar dar kažką tai tokio padaryti. Labai įdomus šis klausimas. Pas mus važiuoja, tarp kitko, užsieniečiai daryti dantis, o mes ten važiuojame į Turkiją kažkur, aš nežinau. Žodžiu, tai yra, wow, kosmosas. Kodėl tai brangu? Čia yra kažkaip sukurtas nuostabus biznis kažkieno, tai ar čia iš tikrųjų ta vertė yra tokia? Iš tikrųjų vertė yra labai didelė. Ir jeigu jūs tą klausimą man būtumėt uždavęs prieš, sakykime, 20 metų, aš būčiau jį atsakiusi kitaip. Bet dabar, kai man yra lygiai 50 ir aš jau pradirbusi tiek, kad aš būdavo kartais išeinu iš klinikos 3 nakties, iš tikrųjų, žinau tą kainą, kiek tai kenkia stuburui, kiek tai kenkia akims, kiek tu paskui turi reabilituotis. Tai aš dabar žiūriu kitaip. Aš žiūriu, pirmas dalykas tai yra, jeigu paklausti, atsakysiu taip, jeigu paklausti kineziterapeutų, kokie dažniausiai jūsų klientai? Odontologai. Jie visi turi asimetriją. Aš darau dabar Nojaus Berlinsko, žinot, programa sporto. Ir aš negaliu, nes mane viena pusė stipri, o kita tokia silpna. Ten yra disbalanso tvarkymo programos. Ir kiek aš dabar turiu reabilituotis, kad įgauti tą jėgą, kurią aš turėjau kažkada. Tai pirmas dalykas, ne vienas pacientas, kuris ateina pas odontologą, jis negalvoja, kiek tas daktaras kenčia nuo tos laikysenos, kurią jis daro. Jūs, ta prasme, tą kainą sudaro pirmiausia. Aš dabar žiūriu iš savo metų pozicijos, ne? Ir sakau, kad aš turiu praktiką, taip aš žinau, kaip padaryti gerai, taip, tai yra sveikata pirmas dalykas. Bet ta laikysena, kuri mane sugriauna, tai čia yra pirmas dalykas. Pacientas ateina ir jis galvoja, kas čia tokio yra brangus. Mano sūnus, pavyzdžiui, dabar 18 metais, sako, kiek tu metų mokysi? Pradėkim dar nuo to. Kad rasti tos paprastus atsakymus, tu turi nuskristi į Australiją. Jūs neįsivaizduojat, aš baigiau Londone dar papildomai mokslus. Aš visą gyvenimą mokiausi, disertacijos Vokietijoje, ten dirbau 4 metus, mokiausi kiekvieną savaitgalį kursai. Kai aš dabar atsuku viską atgal, tai yra mokslas, visą laiką mokysi, kad padaryti dabar tą lengvai, kažkaip tai, ne, ir duoti tą... Bet jūs sakot, kad viskas paprasta. Tai aš kalbu, bet tą laikyseną, žinot, koks mano tikslas yra? Valykitės visi. Tėveliai, nuo pirmo dantuko, gimsta vaikas, paprastai padarom tokį take home message, ne, tokį dabar. Tai gimė vaikas, išlindo, pirma krūtis, darom viską, kad būtų pieno. Labai ilgą istoriją galėčiau išsiplėsti, bet kaip padaryti, kad visada būtų pieno. Manęs kartais klausia, pasidalinkit, ką daryti, nes pas mane tiek buvo pieno, kada prišaldytas buvo šaldiklis. Čia yra irgi atskira tema. Bet turi būti pieno ir ilgai maitinti krūtimi iki 2 metų geriausiai, jeigu tai yra įmanoma. Tada vaikas turi visada, ištraukiam krūtį, uždarėm burną. Ir, kad žandikaulis būtų vakuumatas. Išdygo pirmas dantukas, valom su vieno danties šepetėliu. Pradedam vaiką nujunkinti, įvedam kietą maistą. Va tokie paprasti dalykai, kad to viso nebūtų. Nes kai aš auginau savo dabar 18 metais, ir jis verkdavo, mama, aš noriu mamos, tu išeini į darbo, 3 vaikai. Tu išeini į darbą ir man liūdna, aš noriu, kad tu būtų, aš nesu auklint su tavim. Sakau, bet tai ką daryti, kad žmonėms dantis genda? Aš turiu tą pokalbį, jam buvo ten keli metukai užsirašiusi tarp mūsų. Sako, jie turi valytis dantukus. Ir aš sūnų šitą 18 metų išauginau ant šito šepetėlio, kiekvieną dieną. Gal buvo per metus 1 naktis, kad jis ten užmigo ir aš jau nebenorėjau žadinti, bet tai per metus 1 naktis. Visą laiką išsivalo. Jis pareina ryte, jis didžėjus dabar yra, ne mano didžėjus. Naktį, tu įsivaliai dantis ir aš jį pakelsiu 5 ryto, eini į tualetą. Gerai, mama. Nėra diskusijų.
Tai yra užaugintas ant šito šepetėlio, nes sakau, aš tau dantų nevalysiu. Nu, ta prasme, negydysiu, sakau, tu turi, nu, va, kaip pavyzdys būti. Ir čia yra va tas disciplina, griežtumas, kai tu myli, tau svarbu yra. Užmotyvavot, nes mes irgi truputėlį kartais tokio pakeltų tonų ir griežčiau į visą tai su Agne. Dantis. Taip, dantis. Must. Taip, dalykas. nes tai kainuoja ir tu paskui kentėsi, tau reikės rauti, tau reikės ten, nu aš žinau, pavyzdžiui, jūs užklausėte dėl protinių dantų rovimų. Kiekviena intervencija į kūną jį palieka randą. Nu kartais tai yra neišvengiama, bet net protinių dantų rovimas labai dažnai dabar chirurgai nebenori, aš žiūriu, anksčiau ten puldavo, raudavo, dabar matau užtirpusias lūpas, va tą dieną gaunu iš chirurgo vieną laišką, iš kitą laišką nusiunčiu, tai ir Žalgirio klinika, ir į privačias klinikas, gal neraunam, tegu biški pradyksta, nežinai, 50% bus užtirpusi lūpa, tai yra rizikos rauti, o tai ką reiškia? Žiūrėkit, kiek jūs man sumokėtumėt, jeigu aš garantuočiau, kad jūsų vaikui nereikės rauti protinių dantų? Įsivaizduokit dabar. Žmonės nevertina, kai jie gauna sveikatą nemokamai, iš viso to nevertina. Bet jeigu aš jums duosiu patarimų, jeigu aš jums parodysiu, kaip valytis dantis, jeigu aš jums padėsiu ten biški pūstelt ir jūs dėl to galėsit vaikui garantuot, kad išdygs ir protiniai, kiek kokią vertę tai turi. Žmonės dažniausiai nevertina, jeigu jie vairuoja mašiną ir nepapuola į avariją, tai dažniausiai skaito, čia buvo tiesiog aš čia toks laimingas, ne? Bet kai tu prarandi sveikatą, kai tu esi, tada tu vertini. Tai va čia toks dalykas yra liūdnas iš tikrųjų, bet tas sąmoningumas, ko mane dabar, pavyzdžiui, Nojus Berlinskas moko, tu turi ryte sudaryti kontraktą su savim ir, aš tai sakau, ir su Dievu, nes tavo protas būna labai aiškus. Aš padarysiu mankštą, aš padarysiu kvėpavimo pratimus, aš įsivalysiu dantis vakare, aš padarysiu tai, tada tu eini ir tu gali kitam duoti kažką. Aš kaip gydytoja, jeigu aš ateinu išsisportavusi, laiminga, aš esu laiminga ir aš gydau. Bet jeigu aš ateinu daktaras pats, žinot, mano geriausias draugės gimtadienis buvo šią vasarą. Mama gydytoja sėdi šalia, sakau, ką jūs čia geriat? Vidaus ligų gydytoja. Nuo cukrinio diabeto, žinai. Aš tai galvoju, kas čia dabar? Vidaus ligų gydytoja, pati mama. Nuo cukrinio diabeto vaistus geria. Jinai neklausė, o kaip padaryti, kad jinai galvoja, kad jinai viską žino ir čia jau yra genetika. Ja, ne? viskas paveldėta. Viskas paveldėta. Ir va šitas programas, jas reikia mušti lauk iš galvų žmonėm. Įmanoma neturėti nė vienos skylės. Aš tą deklaruoju garsiai. Įmanoma. Gali būti mineralinių medžiagų trūkumas. Todėl reikia pasižiūrėti. Hematokritai. tą patį homocisteiną reikia įvertinti. Nu, žino tas vertės, ne, tikriausiai. Ką tai sako? Tai rodo kraujagyslių, ar nėra kraujagyslės atakuojamos, ir tai rodo B vitamino grupės trūkumą. Yra daug dalykų. Kraujį, tu turi įvertinti daug tokių visokių parametrų, kaip yra tas pats glikolizintas hemoglobinas, kuris reiškia, yra vienas pagrindinių, kiek tu ilgai gyvensi, ne kaip ir homocisteinas. Tu įvertini visą tai, tu sakai žmogui, pala, tau reikia to, tau reikia papildyti, tau gal vario trūksta. Aš dariausi šiais metais kraujo tyrimą, pas mane vario ir seleno trūkumas. Vario ir seleno, ir aš nesupratau, kodėl mano nagai pradėjo trupinėti. Žiūrėkit, pageriau 3 savaitės seleną, dabar specialiai va. Nors gydytojai negali turėti ilgų nagų, bet aš didžiuojuosi, nes aš pagėriau seleną. O žinot kodėl? Todėl, kad ėjau pas sporto trenerį ir man nepasakė, aš sportavau 6 kartus savaitėj. Po 2 kartus į dieną, po 3 valandas į dieną sportuodavau ir dar dirbdavau visą dieną ir man nepasakė, kad reikia gerti papildus. Taip. Nu, žinokit, aš pikta. Nu, iš tikrųjų pikta buvau. Metus pikau, nors tai nereiškia, kad blogas treneris. Bet kodėl pati pats gėrė, bet man nepasakė, kad tu turi žuvies taukus, tu turi tą, nu tau reikia, nes tu labai daug išprakaituoji. Ir aš turiu grinai nusisportavusio kūno, kur pradėjo fascijos šlubuoti, kur aš mane uždėjo štangą ir nukalė. Ir atsidūriau ligoninėje, sako, tau reikės petį operuoti. Nu, tai supraskit mane, nu tiesiog nuo sporto, nes labai daug sportavau ir streso labai daug turėjau, todėl kad labai daug visko. Tai va, viskas turi būti balanse ir turi būti su gerais patarimais. Man labai patiko šiandienos mūsų pokalbis, nes viskas yra apie paprastumą. Netgi paminėjote tą patį Nojų Berlinską savo trenerį. Jis irgi šaunuolis yra, kad viską eina per paprastus dalykus, jau atrastus, ta paprasta tiesa. Ir tiesiog jisai bando viską sisteminti, viską gražiai sudėti.
tam, kad vat, Žinai, galėtume... pasakysiu, Nojus sakė, ateis pas mane į svečius kiekvieną dieną į tą vonę. Tai jisai buvo pas mane jau irgi. Tai... Jisai šalia netoli gyvena, tai sakė, ateis į tą ledo nu tai vonę. va. Sakau, gerai, Nojau, gausi raktus, apsikeisim. galėsi ledo vonėje gulėti. Tai tas visas jo. Jo, nes Nojus, ką man dar vat pasakė, tokį labai svarbų dalyką, sako, tu negali sportuoti, jeigu tu esi neišilsėjus. Ir privertė mane atsitraukti nuo sporto, išilsėti ir tada eiti į sporto salę. Čia man irgi revoliucija. Na taip, jokio progreso be poilsio. Sporte yra sakoma paprastai, tai čia yra vienareikšmiškai miegas, kokybiškas poilsis, tam tikri atsistatymo elementai, tas pats šaltis, maistas be jokios abejonės, papildomų visų baltymų, aminų rūgščių susirinkimas ir funkcijom. Tarp kitko, vat žiūrovų norėjau paklausti, vat Giedrė užsiminė apie tai, kad įmanoma neturėti nei vienos skylutės dantyje. Taip, gražiai vaizdžiai kalbant. Ar tikit tuo, parašykit savo teoriją, parašykit savo atsiliepimą, savo komentarą, apskritai, ką išgirdote šiandien, kokias praktikas ir patirtis jūs turėjote, kokių keistų arba įdomių istorijų arba teorijų esate išgirdę, galbūt apie tos pačius protinius dantis kažką tai galėtumėte pasakyti. O taip finalizuojant, dar tokį prisiminiau labai įdomų faktą, patvirtinkit arba paneikit. Ar tiesa, kad šiais laikais dar nėra išrastas emalio pakaitalas, ar dirbtinio emalio vis dar nėra? Ant kiek tai yra brangi medžiaga, kuri yra natūraliai ant mūsų dantų, kad vis dar to tokio dirbtinio elemento nėra, kad mes galėtume tiesiog paimti, patepti ir mes turime naują apsaugotą dantį? Nu, kad pats dantis atsistatytų, nu, yra tokių, žinot, žmonių, kurie teigia, kad galima dantį remineralizuoti vėl, ne? Tai vienas iš tokių dalykų, į ką aš atkreipčiau dėmesio, tai yra K2 vitaminas yra labai svarbus mūsų kūne. K2, jis labai dažnai eina kartu su D vitaminu ir jis įneša į tą mineralinės medžiagas iš tikrųjų į dantis grąžina patį kalcį. Tai bet D vitaminas labai labai svarbu, jis turi būti nedirbtinis, jis turi būti iš žuvies taukų. Aš dabar dariausi savo D vitamino trūkumą, pas mane yra, žiūriu, pas mane labai geras, stebėtinai geras yra. Todėl, kad aš vartoju taukus, yra tokie rozito žuvų taukai, ten yra A su D, tai ir iš tikrųjų menkių kokybiškos kepenėlės, natūralus produktas. Taip. Tai va, tai tas yra labai svarbu. Tai mes galime, vartodami žuvų taukus, labai iš vidaus sutvirtinti dantis. Tai labai svarbu, nes ir akims, ir šiaip bendrai, visi pripažins, ir onkologiniam visiems, profilaktiškai, visiems susirgymą mažinti vėžinių ląstelių, niekasgi nėra, žinot, kaip sakyti, apsaugotas, jeigu kažko trūksta, tai organizmas iš kažkur paima. Tai va, rozita žuvų taukai yra, pavyzdžiui, mano, kiek aš žinau, geriausias toks, ir tai sakau, pas mane tiesiog aš natūraliai išgeriu, šiandien tarp kitko geriau sultis prieš atvažiuodama ir tą tokį neskanų, šaukštą žuvų taukų, bet tada ir tas vitaminai išsisavinami ir iš sulčių ir taip toliau. Tai va, tai čia toks dalykas, kur iš vidaus ką mes galim padaryti, ne? O išoriškai tai mes dengiam lauko špato keramiką tokia yra, kai dantų emalė yra silpna arba jau nudilusi, va, elektriniai šepetėlis, kai tai nuvaro tenai. Kas tikrai yra įrodyta. Tai vieni sakys taip, pakalbėkim, žinot, po 15 metų rezultatais. Tai aš kalbu apie rezultatus, kad tikrai žinau, kas gerai yra ir kas yra blogai, nes turiu tą ilgametę patirtį. Tai yra toks lauko špatas, kur gali danties net nešlifuoti, gali priklijuoti kaip nagą kokį. Ir tai yra labai sveika iš tikrųjų, nes ten viskas, tos medžiagos klijai, tie tirpus yra vandenyje, seilėse. Ten jeigu kažkas ir patenka, ten nieko neatsitinka, viskas pasišalina su šlapimu. Tai, sakykime, iš tos tokios eko pusės, ne? Ir mes atkuriam tą emalę. Tai aš jau turiu patirti 20 metų. Mano pirmieji pacientai, kur 28 dantis yra visi daryti Lietuvoje ir jie yra mano rikolose priežiūroje, labai gerai laikosi šitą naują emalę ir labai 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 estetiška. Jinai dyla taip pat, kaip ten yra megapaskaliai skaičiuojami. Tai jinai tokia yra gana tokia palyginti minkštoka, 90 megapaskalių turinti, tokia prilykstanti emalės tam lankstumui, ne tik kažkokia kieta tokia, bet dyla natūraliai. Tai va toks dalykas yra, aš nesu tikra, kad aš gyvenime niekada pati nenorėsiu tokių, sakykime, gražių priekinių dar kada nors pasišviesinti, nes kas yra privalumas su ta emalė, aš čia tik tai juokauju, bet, žinot, ko nebūna, jeigu ten daug valgysiu citrinų, tai būna, kad citrina nugriaužia dantis. Tai ta nekeičia spalvos. Ta keramika, jinai tiesiog išlieka
išlieka šviesi, tu gali ciberžolės visokias dažo medžiagas, jinai nekeičia spalvos. Tuo tarpu sava emalė, jinai vis tiek kažkiek ten sugeria. O aš esu mėgėja tokia, mėgėja, mėgstu kartais ir vyno taurį išgert, man yra skanu, tai negeriu kiekvieną dieną, bet man yra skanu, tai vynas, pavyzdžiui, dažo, ten ciberžolės dažo, yra tie dažo tos medžiagos, kurios tokios, sakykime, burokėlius labai mėgstu graužti, labai žalius burokus, tai yra, labai sveikas dalykas, ypatingai prieš valgį, nes pagerėja skrandžio rūgštingumas ir tas NO pasikelia, tas azoto oksidas, žodžiu, labai ir sveika yra prieš valgį burokėlių sugriaužti. Tai tai dažo. Morkos tos pačios, tai visi tie dažo medžiagos ir su metais gali būti. Kava irgi? Kava. Jūs geriat kavą? Geriu. Aš irgi mėgstu, bet stengiuosi tik rytais. Aš kaip stengiuosi. Man irgi tai pirmoji dienos pusė. Taip, pirmos dienos pusė podelis kavos, aš irgi mėgstu, tokia tonus abiški duoda. Jai tikrai 50 metų? Ok. Aš negaliu patikėti, kad galvoju bendrauju čia su paauglė. Tai šiandien pokalbis gavosi super, Giedrė, aš labai dėkoju, kad atvykot, pasidalinot. Aš dar turėjau daug klausimų, aš dar turėjau apie žandikaulio, norėjau įsiaiškinti žandikaulio anatomiją, aš kažkur girdėjau, kad mes turime 2 viršutinius žandikaulius, jie ten yra kažkaip susijungę ir ten yra judesys, kuris irgi yra labai svarbus ir ten kramtymas labai svarbus, apie kramtymą pakalbėti. Aš dar norėjau paklausti jūsų apie žandikaulio ir vidaus organų sąsają, kaip galima pajausti tam tikrus simptomus, kad kiekvienas dantis turi ten savo vėl kažkokį organą, kur gali nueiti skausmas per mūsų vėl visą tą nervinį tinklą. Taip, per meridianą jo, tą visą ir apie energetinius kūnus. Wow, bet mes prakalbėjom 1,5 valandos, aš negalėjau atitraukti ausų akių. Tarp kitko, visi, kurie mūsų klausėtės Spotify platformoje, tai jums reiks užeiti į YouTube, kad galėtumėte pamatyti mūsų svečią papildomą vieno danties šepetėlį, kad galėtume pamatyti visus patarimus ir praktikas, kurias Giedrė pasiūlė, kaip kasdienybėje galima pritaikyti ir panašius dalykus, tai kviečiame užsukti. Visus kviečiu prenumeruoti, spausti laiką, pakomentuoti, jūs patys žinote, kad tai yra labai svarbu mums, mes visą laiką tai prašom padaryti, kanalas tada auga, žiūrimumas auga, nebijoju, kad ši laida bus viena iš žiūrimiausių. Ačiū labai, Giedrė. Ačiū, Lanai. Tikriausiai dar prašysiu jūsų kažkada užsukti, nes mes turėsime dar apie ką pakalbėti. Tai linkiu gražių dienų, gražaus rudens ir pakuojam draugą ir keliaujam namo. Ačiū, Lanai, labai buvo miela. Labai miela. Ačiū.